tuoj varysiu kirptis pagaliau. Aš šiandien podcastą, tai gal pradėsiu įdomiai. Nes iš tikrųjų, jau pats metas apsikirpėt, na aišku, ne tiem pakalbėti čia apie grožį mes šiandien. Apie grožį, apie visokias šukuosenas, plaukosenas, apie ševeliūras, ne tiem pakalbėti, bet, tai penktadienį gal... Nors Beno Vaito ševeliūra, pavyzdžiui, patinka. Beno Vaito? Nors Arsenalo gynėja, naujas stilius. Ševaitis ir pasimečiu, dabar esi tikras Vaitas, žinai, pagal pavardę. Ne, šiaip tai žiauriai nepatinka, iš tikrųjų, būna dar kiti ir, va taip kaip galima sakyti, superoksidų nusidažo plaukus dar kiti, tai visai nieko atrodo, bet jis kaip atrodė prieš Chelsea, tai, aš tikrai nesu kažkoks ekspertas, bet turbūt ir tau didelį įspūdį nepadarė. Ne, kodėl, man įspūdį tai labai didelį padarė, tai tik nebūtinai pozityvų. Jo, tai čia tai penktadienį gal kažkiek iš, netradicinė data, bet manau vis tiek iki šeštadienio tų pirmų gravių, manau, kažkas suklausys šitą podcastą praeitas. Tarp kitko, bent jau pabinė visai neblogai susiklausė, tai matysim, ir ką. Turbūt reikia pradėti apie Champions League, apie tokią aktualiausią temą, visas tas, nes iš tikrųjų yra tokių porų komandų, kurias galim paliesti, nebūtinai net pagrindinės. Pavyzdžiui, vieną iš Vokietijos tikrai norėsiu paliesti dėl tokių visokių minų skandalėlių, bet turbūt reikia pradėti nuo Manchester United, nes įsigelbėjo jau, žiauriai tiesiog gyvybiškai svarbus 3 taškai prieš Kopenhageną. Paties turbūt teko stebėti taip normaliai šią savaitę, beveik visas rungtynes, visas realiai. Tai nežinau, įspūdžio nepaliko, bet tie 3 taškai kaip ir pastaruoju metu, taip ir antradienį tiesiog buvo kažkaip išplėšti. Tai tikrai taip palaiko galvą virš vandens Unitedas ir taip pat ir Premier lygoje tos pergalės labai sunkiai iškovojamas prieš ne pačius stipriausius oponentus, bet pergalė yra pergalė. Tačiau artėjantis tvarkaraštis vis sunkesnis, nieko gero nežada. Tiesiog ironiška, kad Unitedas šį sezoną vis sugeba mus nustebinti. Tai kai išsitraukė John Evanso kortą mačiau prieš Burnley, o dabar vėl namuose savo svajonių teatre prieš Kopenhageną, kad pasiektum pergalę, turi sulaukti Harry Maguire'o įvarčio ir tada Ronanas 11 metrų baudinio seivą paskutinę minutę. Tai išties, galima sakyti, įspūdinga Manchester United pergalė. Aš taip sakyčiau, ten gal net kokias pirmas 60 minučių Kopenhagenas gal net geriau atrodė. Tikrai taip. Jau, bet taip į mačo galą jau ten, sakykime, prieš Maguire'o įvartį jau kažkiek atsigavo United, ten buvo tokių porų momentų, kur kažkiek gal net sunku paaiškinti, kaip profesionalus futbolininkai tokiam lygiu. Šiuo atveju Rashfordas ir Garnacho turėjo labai geras progas išbėgti ir bent jau smūgį atlikti, o vietoj to tiesiog žiūri blogai kamuolį susistardė ir, nežinau, Rashfordas iš vis turbūt yra atskira tema, kur atrodė praeitais metais fantastiškai šiais, tragiškai turbūt atrodo, nežinau, bent jau arti to. Rashfordo visa karjera toksai pakilimų ir nuosmukį, atrodo, jau iškilo, tada vėl prisėdo, mes jį kažkaip primiršom, tada vėl pakilimas į aukštumas, jau šį sezoną tikrai visi galvojo, kad futbolininkas toliau kils. Pats kalbėjo, kad nori tapti tuo žaidėju, kuris per sezoną muša 20-25 įvarčius, bet kol kas matome, kad trūksta dar to stabilumo. Ir liūdna man, jisai tikrai patinkantis, tam pačiam Fantasy šį sezono pradžią net buvau nusipirkęs, nes tikėjau jo progresu, bet kaip ir pats United stringa, taip ir Rashfordas kol kas įspūdžių šį sezoną nedaro. Bet turbūt sutinki, kad tose momentuose Garnacho ir Rashfordas iš blogosios pusės. Žinoma, ant Garnacho tu negali pykti, jisai jaunas vaikinas, kuris įneša energijos, kuris yra stiprus individualiai, bet tu turbūt iš tokio jauno futbolininko negali norėti, kad jisai tau visas situacijas solidžiai, brandžiai praspręstų. Tai kaip ir normalu, Rashfordas iš kaip ir Unitedo vieno lyderio, netgi sakyčiau pagrindinio žmogaus atakoje, jau norėtųsi to sugebėjimo parodyti lyderystę ir komandai svarbiais momentais ją patraukto. Kaip sakai, kad Kopenhagenas geriau atrodė, tai faktas, jie bučiavo tos virpstus pirmam kėlinį. Ir tiesiog jau gale Unitedas jau savigarbą kažkokią parodė, nes jau čia būtų virš visko, jeigu prie lygaus rezultato Old Trafforde Kopenhagenas paskutinę minutėm liptų ant Unitedo, tai jau būtų juokas prašaras. Tai smagu, kad
smagu iš tos prizmės, kad aš kaip palaikantis Premier Lygą ir jos ekipas, kad Unitedas išlieka gyvas, bet net ir po šitos pergalės man tiesiog padarė, ką reikėjo, bet vilties, kad jie tikrai apsilenks Galatasarajų, mano akise nepadidėjo. Čia šiaip jau toks trečias mačas išėlės, kur, aš sakyčiau, visada trijose mačuose nebuvo verti pergalės prieš Brentfordą, prieš Sheffield United ir dabar prieš Kopenhageną, kur ten, pavyzdžiui, prieš Sheffieldą tiesiog Dalota toks mini stebuklėlis jas išgelbėjo, tai aišku, reikia kažkiek ir sunerimti, bet, kita vertus, galima sakyti, dar yra tokia sezono stadija, kur tie taškai yra svarbus, dar tą žaidimą galima ir turbūt ištobulinti, bet... Bet žaidimas, mes kalbam nuo pirmų turų, čia daug kas jau nurašinėjo Unitedą, mes dar buvom tie, kurie čia susėdę kalbėjom prieš kokį mėnesį ir daugiau, kad žaidimo nėra, taškų kažkiek pabarsto, bet tą vieną kitą pergalę visus susirenka, išlaiko tą kovinio atstumą Unitedas ir tu per sezono ilgį išsigydysi traumas, įgausi geresnę formą, tą žaidimą pataisysi ir galėsi jau kipti atlapus lyderiam į ketvirtą Anglijai. Dabar matom, prabėgo 2 mėnesiai, traumų sąrašas, ten jisai tai susitraukia, tai vėl padidėja, ten iš principo situacija nesikeičia, o pats žaidimas, irgi pripažinkime, jisai kaip buvo nykus, taip ir išliko. Ir kaip tu sakai, dabar 3 turai, kai Unitedas laimi, bet fuksais. Tai ne tik dabar 3 turai, atsiminkime, kad reikia prieš Brentfordą McTominay'aus dublę per pridėtinį laiką. Pirmam ture prieš Wolvesus irgi ten su sėkmės faktorium tą pergalę pasimta. Tai čia taip prabėgus per visą sezoną, tai tu matai, kad vos ne visos Unitedo pergalės yra prieš antros turnyro lentelės pusės komandas. Ir dar su tam tikru sėkmės faktoriumi arba tiesiog žaidėjų meistriškumu. Tau Dalo ne kiekvieną kartą kals tokį smūgį iš už baudos aikštelės ribų. Taip, ir, aišku, čia tas toks negatyvus, galima sakyti, taškas, ką reikia šiuo momentu skirti, labiau gal net negatyvu yra tas United žaidimas nepozityvu, bet Maguire'as su Onana, Onana dar nespėjo būti pilnai nurašytas, bet jau irgi kyla tiesiog klausimų, bet kaip, pavyzdžiui, Maguire'as tai tikrai puikiai žaidžia pastaruoju metu, man atrodo, prieš Sheffield United buvo geriausių mačų žaidėjų išrinktas ir, džiugu dėl jo, man iš vis tokios situacijos labai nepatinka, kai žaidėjas yra užgauliuojamas realiai, man sunku įsivaizduoti, kaip gali žaidėjo psichologai paprasčiausiai atsilaikyti tam tikrose momentuose, tai aišku pagarba jam, kad įmušė tą įvartį, laiko atsidūrė, nes realiai jis ten ir tam galima sakyti build-up'e su žaidėjų tą įvarčią buvo svarbus. Ir aišku, jau po to savo darbą atliko. Nežinau, nebuvo to tokio prieš 11 metrų baudinio tokio, dabar atlaikysi, taps herojom biškį nubrauks tas savo nuodėmes. Nes man buvo žinok. Jo, man irgi tas toks... Nes dėkinga situacija, iš principo spaudimo jokio nėra, tu netremsi to baudinio, tai nieks tavęs jau nebekaltins. O čia toks svarbus mačas, paskutinė minutė, tai tu gali tapti herojumi. Tai tikrai džiaugiuosi, man Onana patinkantis vartų sargas ir šiek tiek irgi liūdina tą situaciją, kad jisai sunkiau, nesakyčiau, kad pritampa, tiesiog aplinkybės Unitedo, tas sunkesnė sezono pradžia, ta viena kita klaidelė, iškart ieškam atpirkimo ožių. Tai, Onana pagaliau sublizgėjo ir atsispirs tiek jis, tiek visa komanda ilgainiui galimai. Matysim, dabar aišku, lauks mačas derbis, bet gal apie tai kažkiek vėliau pakalbėsim. Šiaip dar gal grįžtant antradienį, aišku, tas tvarkaraštis Čempionų lygos kažkiek mačiau diskusijų sukėlė internete, ypatingai Twitter'e. Nežinau, tau dabar įsivaizduoju, kad esi tokio fano situacijų, kuris paviršutiniškai domisi futbolą ir pamatai tą tvarkaraštį tokio Čempionų lygos, kur anksčiau, atsidarytai, ten matydai kokį, ypatingą ten kokį mačą Chelsea prieš Barceloną, tarkim, grupę. O pavyzdžiui, antradienį tikrai nieko išskirtinio nebuvo ir gal kažkiek sutiktum, kad rodo, kad tas formatas ar čia blogas ar kažkas, bet tas susilpnėjimą, nežinau, bet turbūt pastebėjai tą tokį aspektą. Tai tu čia dar pasakei, tai labai, net ne tai, kad pastebėjau, bet pats pajaučiau tą, nes aš atsidariau antradienį, prieš skorą ir žiūriu, kurį čia mačą man vakare pažiūrėti. Ir taip, žiūriu vieną, žiūriu kitą, kad tie mačai tokie visi, kur žaidžia pajėgi komanda prieš tokią, pavadinkime, vidutiniokę geriausiu atveju. Ir tų gerų susitikimų tokių, kur matuotųsi jau 2 top komandos ir nebuvo. Tai tikrai pats savo kailiu pajaučiau ir kažkiek nusivyliau. Tai prisipažinsiu, stebėjau Arsenalo Sevijos susitikimą. Didžiausią fokusą skiriau jam. Ten kažkiek užmesdavo ir kitur, kur įdomesni įvykiai.
Bet jo, kad tokia situacija paviršutiniškai besidominčiam neparanki, pritariu. Aš nežinau, ar čia reikia kaltinti kažkaip formatą, nes, kad ir pakeisiu kitame tą formatą, nebe grupės bus, bet vis tiek, tai klubai žais tie patys 32, 4 bus kitame. Tai... Ten jau sudėlios kitais metais. Nebent sudėlios, kad jo kiekvieno turi bus po vieną super tokią dvikovą. Tai dėl šito, tai manau, jo geriau, nes manau, daugiau ir pritrauks fanų, nustebinčių transliacijas. Ir šiaip, daugiau rašys, daugiau kalbėt bus apie ką, nes norisi čempionų lygoje, norisi tų, nebūtinai čempionų, bet, top komandų dvikovų kuo daugiau. Ir šiaip, jo. Ir aišku, dar priklauso to, kokios ekipos patenka tais iš Vokietijos, Italijos, pavyzdžiui, žaidavo Napolis su Berlyno Unionu. Tai, pripažinkim, ne pats patraukliausias mačas, kaip sakai, paviršutiniškai besidominčiam fanui, bet jeigu, pavyzdžiui, būtų praeitais metais iš Vokietijos ne Berlyno Unionas patekęs čempionų, o Leverkuseno Bayeris, dabartinis. Tai aš manau ir aš žiūrėčiau ir daug didesnį ažiotažą keltų tą Bayerio, pavyzdžiui, ir Napolį dvikovą. Tai čia dar priklauso ir nuo to, kokios ekipos praslystai tą čempionų lygos grupių etapą. Taip, aš kaip ir nekvesnuoju, nes kaip ir pats žinai, esu šio formato fanas, dėl jo to tokio paprastumo, nes dabar, kai kitais metais bus šiek tiek kitaip. Ir šiaip šiuo atveju, ką norėjau sakyti, kad tai yra gerai, kad United tokia silpni, tai anksčiau žiūrėtum United su Kopenhagenu, čia viskas aišku, dabar tai tikrai dėl to ir žiūrėjau realiai, nes nujaučiu, kad bus tos intrigos ir dar nemažai ir mano tą nuojautą pasteisino. Gal tas Rajus su Bayernu kažkiek žiūrėjau tą mačą, tai... Visai neblogai ten kovėsi turkai. Tai padarė XG, ten statistika tokia įdomi buvo ir gal net nelabai manęs nustebino, nes pirmam kėlinį tai jie turėjo realiai priekį būti ten. Labai šiaip mažai kartų, kada Bayernas pirmam kėlinį išbėgo į priekį, bet kai išbėgo, įmušė įvartį, tai įvartį Komanas ir, o šiaip tai labai puikiai atrodo gal tas Rajus, bet antram kėlinį tai gal tokia... Daugiau jėgų kažkiek įsaugo Bayernas ir jau sutvarkė reikalus, bet, ir toliau, sakykime, gerina rekordus Bayernas, bet manau, kad gal tas Rajus tikrai neturėtų liūdėti labiau, tiesiog, galima sakyti, patys kalti, nes kai kurių progų tokių neišnaudoja, bet ir Ulrichas kitas situacijas labai gerai. Bet jie nieko neprarado, išlieka savo situacijos kalviai ir toj grupiai panašu ir bus ta situacija, kad aiškiai pirma, aiškiai paskutinė pozicija ir dėl antrą kelialapio kovos galas su raudonaisiais velniais. Tas potencialus mačas Stambulė, tai labai intriguotų, bet dar žiūrėsim, ar vis tiek daug reikš, ar ne. Važiuojam toliau, gal B grupė. Jo, tai turbūt matys Sevilijos Arsenal, kaip ir sakyti, tai turi turbūt ką išskirti, ką pasakyti apie tą mačą. Aš bent kiek highlightus, arba šį kiek girdėjau, tai visai taip gyvybingai atrodė Sevilija, bet Arsenalas tiesiog laiku išnaudojo progas. Ar ne? Aš nežinau, nes dabar aišku ir pažinti gyvybingai, jeigu imant pirmą valandą, 60 minučių, tai netiek daug ten tos gyvybės ir buvo. Nesakysiu, kad ten Sevilla atrodė tragiškai, bet tiesiog akivaizdžiai jautėsi Arsenalo pranašumas ir jie tą pranašumą realizavo įmušdami 2 įvarčius. Tai jau aš net galvau kažką persijungti, nes tikrai matėsi Arsenalo ir kamuolio kontrolė, ir progos geresnės, ir mačo kaip ir kontrolė. 2-0 jau solidi persvara, bet tada įkrito tas Sevillos įvartis po kampinio. Arsenalas šį sezoną pastebiu turi problemų prie standartų, čia Mikelis Arteta turėtų atkreipti tai dėmesį, nes ne pirmą kartą jau jie gauna tokį pigių įvarčių. Ir įkrito tas Sevillos įvartis ir mačas apsivertė aukštinkojom, jau šioks toks lengvas pasimetimas Arsenalo žaidėjų veide. Sevilla kaip tik užsikūrė, padarė keitimų, nes jie sudėti turi tikrai gan giliai, išleido Marianą Diezą, Lamelą ir ten prieki gyvasties ir talento to yra. Tikrai Mariano Diezas, toksai, nežinau, niekad rimtai nežaidžiantis ir vis ten Realo atbrosas futbolininkas. Tikrai atrodė labai smagiai, ten daug kartų ten, aišku, jį pagaudavo nuošaliai, bet per save smūgiai vis landžiodavo, tikrai padarė įspūdį. Ir Sevilla galėjo įmušti tą antrą įvartį ir pasimti taškelį į savo, kuris būtų tikrai gyvybiškai svarbus jiems šioje grupėje. Bet Arsenalas atkentėjo ir taip nusitempė tą mačą į vis tiek bendrai, man sakyčiau, pelnytą pergalę, nes didžiąją mačo dalį buvo geresnė komanda. Sevilla pakeitė trenerį dabar per rinktinio tą langą.
prie vairo Mendilibarą pakeitė Urugvajaus specialistas. Buvęs Urugvajaus treneris Diego Alonso. Tai dėl to gal kažkiek tie tokie lūkesčiai visada tas naujo trenerio efektas realiai yra matomas, bet jo. Na, aš sakau, kaip ir neteko Tomašui, bet tai sunku ką pasakyti. Šiaip gal norėjau paklausti, ar matosi, labai įsiskiria ypač šioje sezono stadijoje Declanas Rice'as Arsenale, nes ten Odegaras, ten kiti jam turi priekaištų, kad šiek tiek iš jo kūrybos trūksta. Nu, aišku, Rice'as irgi nėra kūrintis žaidėjas, bet ir to nėra pastovų 6 numerio, tai Jorginho, tai Partey žaidžia, tai vat, ar įsiskiria pagal tave Rice'as kol kas? Nežinau, man tai jisai tikrai nekliūna čia. Jeigu Odegaras klausia Rice'ą, kad iš jo trūksta kūrybos, tai Rice'as yra atraminis saugas. Tai... Ne, tai aš sakau, kad ne dėl kūrybos, bet šiaip ar tiesiog turiu menį iš gerosios pusės, ar, nes, kaip kalba, vos ne vienas geresnių, žinai, Arsenalo žaidėjų šį sezoną kol kas. Man vizualiai tai tikrai Rice'as nesakysiu, kad kažkokius stebuklus demonstruoja, plus, tas atraminis saugas. Aš net neįsivaizduoju, kaip jis turi žaisti, kad sakytum, kad jisai ten tos stebuklus rodo. Arsenalas turi kamuolį. Dažniausiai tai tiek daug Rice'o to darbo zonoje gynybinio nereikia. O dėl to kūrybos, tai yra Odegaras, yra Saka, yra Martinėlis, tai jie turi pagrindę žaidimą kurti, o Rice'as tikrai iš konteksto nekrenta, čia toks įdomus tavo pastebėjimas. Ne, tai aš sutikčiau, man tai viskas gerai yra su to Rice'u. Supranti, aš turiu omeny, kad iš geros pusės, o ne kad krenta iš konteksto, tiesiog aš dažnai tenka kažkokius highlightus ar ten atkarpas matyti, kur jis labai, ta prasme, ten prasiveržia iš vienos aikštelės pusės į kitą ir, sakau, vienas turbūt geresnių žaidėjų. Taip. Ir prieš Chelsea kokį įvartį įmušė. Na, aišku, jūs gal nebuvo ten prieš Chelsea, jau toks geras tas įvartis kažkiek išgelbėjo, bet irgi... Ne, bet ten smūgis tikrai nebuvo lengvas. Faktas. Ten tas tarpas netoks didelis. Ir asistą jau ne vieną yra, man atrodo, šį sezoną įkišęs Rice'as, taip kad kokią aš atsimenu iš West Ham'o, tai jis man lygiai toks pat ir Arsenale, gal kažkiek sezono pradžioje dar jautėsi toks jo nedrąsumas, bet dabar jis vis labiau, kaip ir sakai, įsižaidžia ir tikrai geras pirkinys. Tai norėčiau dar paminėti Berlyno Union. Šioje situacijoje turbūt teko girdėti, yra tokių situacijų, labiau už aikštelės ribų ne aikštelė, nors aikštelė irgi, kol kas labai blogai. Ir toj pačioj Bundeslygoje, žiūrėsim, kaip ten išspręs. 8 pralaimėjimus iš eilės, man atrodo, turi, bendrai per visus turnyrus. Bet du žaidėjai nusprendė biškai kaprizus parodyti, tai Bonucci, man yra šiek tiek nesuprantama. Veteranas, aišku, įmanoma taip, kad jis prieš atedamas į tą Berlyno klubą sutarė, kad visa žaidžia Čempionų lygos rungtynės. Yra tikimybė, kad taip atsitiko ir jis esmė tame, kad supyko, kad nežaidė dabar prieš Napolį. Bet man tai, žinai, trūksta tokio suvokimo iš Bonucci. Jis, aišku, kiek pateko stebėti Union sezoną visai, taip solidžiai atrodo, bet jis yra veteranas. Jis, negali žaisti kiekvienų rungtynių, pradėkim nuo to ir jis turi suprasti, kad jis jau nėra toks geras, koks anksčiau buvo ir man tie tokie kaprizai, kažkiek juokingi, nežinau. Tu veteranas turi kitaip elgtis, o ne kelt kaprizus, kad čia prieš Napolį nežaidė startinėje vienuolikė. Tai patyręs futbolininkas, svarbiausia, matęs ir šilto ir šalto, tai jis turi suprasti, kad treneris pasirenka, kas mano yra geriausia jam, jo komandai. Ir Bonuccis iš principo čia žiūri, kad jisai didžiąją sezono dalį žaidžia, gauna tų minučių. Tai dabar vieną kartą pasodina ant suolo, treneris išbando naujas sąstatus, naujas taktikas galimai, nes komanda net ne 8-9 pralaimėjimus iš eilės turi. Tai aš nežinau, ar Bonuccis tikisi, kad jeigu komanda taip po 8 pralaimėjimų iš eilės, treneris leis tuos pačius žaidėjus. Tai man atrodo labai normalu, kad jis kažką pabando naujo, nesuveikia dar vienas pralaimėjimas, bet veteranas turėtų elgtis solidžiau. Ir vienas ne veteranas, labiau jaunuolis, Chelsea jaunuolis Davidas Dazro Fofana. Žodžiu, buvo suspenduotas savaitė už tai, kad nesutiko paspaus rankos trenerių Ursu Fischeriui. Tai, nežinau, labai sunku vertinti šitą ir pakomentuoti, bet toks faktas yra ir turbūt kažkiek tokie skandalai parodo tą tokį komandos vidų, kažkiek tą sugedusi mikroklimatą, manau. Tai normalu, kad yra nusivylimas prie tokių rezultatų, bet aš gal tada į pozityvesnę pusę pažvelgsiu į Berlyno Union fanus, kurie nuostabią atmosferą, kurie palaiko ekipą net ir tokią sunkią akimirką. Ten, kaip žinia, buvo gražios skanduotės komandai.
nesvarbu kaip žaisime, mes jūs palaikysime ir futbolininkai turėtų gal labiau ir pažvelgti tą pusę, kad kiek fanai atiduoda komandą ir mažiau rodyti įnorių, mažiau nervuotis, o dirbti ir pasistengti ir duoti šventę ir kokią vieną kitą pergalę jau ir tiem fanam, kurie to tikrai nusipelno. Mane labai iš tikrųjų maloniai stebina tokie atvejai, nes būna dažnu atveju, kad tie fanai pasidaro šlepę. Bet čia patenkam į Champions League, žaidžiam Europos lygą jau kelis metus išlės ir mes jau atsit pasaulio viršūnį ir tada kažkas nepaina ir tada, ne tai, kad nenusisuka, bet labai pradeda kritikuoti, jau ten su šūdais sumala. Tai man patinka, kad, kaip ir teisingai sakai, tas toks palaikymas geras. Stovintis ant žemės atrodo Berlyno Union fanai, nes sutikime klubas, kad ir ko čia dabar gerai žaidė, jis yra pagal savo finansinės galimybės, pagal įtaką Vokietijoje, tikrai net top 5 komanda, ten viduriukas kažkur. Tai turi tą suprast, kad čia gavai progą sužaisti Čempionų lygoj, bet tau tai nieko negarantuoja ateičiai. Tai va, gal jau užteks apie tą pirmą pusę, galima apie antrą Čempionų lygos pusę ir aišku, jau trečiadienį šiek tiek smagiau, nes yra ta visų laukta F grupė, tai Newcastle Dortmundą šiuo atveju man teko stebėti, žiūrėjau tą mačą. Ir labai šiaip audringai tas susitikimas prasidėjo, Paupas su Gregoru Kobeliu tiesiog žibėjo. Ir jau taip, sakykime, rungtynių jėgoje, Newcastle'as kažkiek, priduso, gal galima sakyti, jau nebuvo iš jų tiek energijos, bent jau, tikrai nepalyginsi šito mačo su PSG, tai Dortmundas gerą ataką sukūrė ir pasižymėjo Felixas Enmečą pirmą kėlinio pabaigoje, ir galiausiai tą pergalę kažkaip ištraukė irgi labai įsimintina ir rungtynių pabaiga buvo. Su sėkmės faktorium kažkiek, nes, kaip ir sakai, tikrai Dortmundas žaidė žymiai geresnį pirmą kėlinį, jie pelnytai jį laimėjo 1-0, bet antroje pusėje Newcastle'as tikrai jau galė ten buvo taip užgulęs vartus, tų standartų vieną po kito kėlė, 2 kartus po rikošetų ir skersiniai buvo drebinti, taip kad imant visumą, tai sakyčiau, Dortmundai kažkiek ir pasisekė pasimti tuos 3 taškus, kurie jam, aš jau jos būna rašęs, kad šitoj grupiai nematau iš jų nieko gero. Tai dar vis nemanau, kad šitą pergalę jam leis išeiti į kitą etapą, bet jų dabar jau pozicija yra tikrai padaresnė. Nesvarbu, kad yra mušę tik vienintelį šitą įvartį Newcastle, bet turi 4 taškus ir galės kabintis, bet manęs vis tiek nesužavėjo Dortmundo žaidimas įmant visumą. Bet vis labiau šitą grupę pateisino savo vardą. Aš kaip tik norėjau sakyti, kad čia aš matau daug potencialo turėti fantastišką paskutinį turą, 6 game weeką, nes dabar turime antroje vietoje Dortmundą, kuris, kaip sakau, man atrodo kaip ir kažkiek krentantis iš konteksto. Paskutinį turi Milaną su 2 taškais, bet Milanas turi namie susitikimą prieš tą patį Dortmundą. Jis namie dar žais ir su Paris Saint-Germainu, kur galimai gali taškiuką bent jau nusiraškyti. Tai tikrai matau čia daug vilčių dedu į šitą grupę ir tą gražų, kaip ir kalbėjom dar kažkada, šito formato Čempionų lygos uždarimą su šitą grupę. Šiaip kalbant apie tą mačo pabaigą, tai irgi toks kažkoks buvo jausmas, kad atrodo, niekaip Newcastle nepramuš. Kai būna nelemta tiesiog, kai sako, diena kaip tyčia, tai toks buvo jausmas, ir ne veltui, bet pasisekė, bet žinai, man tas yra visada, aš taip galvoju, kad tokia situacija, tu turi rodyti, kad tu esi šeimininkas, ta prasme, kai svečiai, tikrai, sakykime, geras rungtynės uždė, kai būdami svečiai to Dortmundas. Tai, kad jie 3 taškus pasiėmė, tai man tikrai negaila, nes Newcastle'as nesuždė pagal savo galimybės visų pirma ir nežinau, man gal net, sakau, iš tos pusės ir iš tos intrigos, žinai, pusės visai patinka rezultatas ir dėl to, kad tiesiog Dortmundas kaip išvykos komanda sužaidė geras rungtynes. Tokioje grupėje, kur viskas taip yra lygu, taip sunkiai prognozuojama, pergalė išvykoje tau duoda milžinišką impulsą. Čia, jeigu aš sakiau, kad pirmam turė Dortmundo lygiosios Milane, išvargtos, išstenėtos jau yra didelė pergalė, nes tu turėsi mačą su to pačiu Milano vėliau namie. Tai, atsiprašau, Newcastle'as buvo lygiosios su Milanu išstenėtos. Tai irgi daug davė Newcastle, nes čia kiekvienas taškas išvyko ir aukso vertės tokia grupėje, čia paimsimti visi 3, bet Newcastle kažkiek ir tas traumų dabar virusas įsisukęs, įsaką prarado komandoje, ne tai kad įtampa, bet tikrai yra daug faktorių, kodėl jam sekasi kiek sunkiau.
Ir, nu, tikrai skaudus pralaimėjimas namuose. Ir grupė, kaip ir sakai, bus labai įdomi. Laukiu, nesulaukiu tikrai šitos grupės tęsinio. Jeigu taip einant toliau, gal noriu Lazio pralaimėjimą pasidžiaugti. Labai pasidžiaugsiu, nes kaip ir sakiau, kad jie fuksais turėjo tos 4 taškus, tai pagaliau baigėsi visas nesąmonės, nuvažiavo į Feyenoordo tvirtovę Rotterdame ir gavo ko nusipelnė be valčių, parskris ramus namo. Aišku, tuo pačiu metu ir Barsa žaidė su Šachtarium, tai pagaliau juda Barsa link to savo išsvajoto tikslo Čempionų lygos atkrintamųjų, kurių jau sunku taip net pasakyti, bet 3 metus realiai, gausis vos ne, bent jau 2 praeitus sezonus nepasikėjo, ten tas tarpas kaip ir 3 metai gausis, tai jo. Tai, juda taip sunkiai, be Lewandowskio, be kitų svarbių žaidėjų, bet su jaunuoliais. Jo, iš tikrųjų, jaunimo komanda praktiškai. Labai Ferminas Lopesas toks įdomus, nes, šiaip dabar visi įdomus, ta situacija tokia atrodo, kad jau jie nebeturi tų resursų. Bet jie visi išsitraukė iš kažkokį. Taip, ir išgelbėti 3 taškus Ispanijoje, po to Ferminas Lopesas jau realiai yra pirmos komandos svarbi dalis. Tai, aišku, fantastiškas smūgis jau buvo, tai, kažkaip juda vis, aišku, dabar jau su Realu Klasiko, kiek tenka girdėti, jau bus šiek tiek pastiprinęs tas pas Lewandowskį žais, tai žiūrėsim, svarbiausia, kad juda link savo tikslo. Ir dar galbūt Atletiko verta paminėti, vien dėl to, kad labai jau taip sunkiai juda, tikrai sudėtingai, bet vėlgi dabar buvo 3 mačai ir 2 išvyko ir 5 taškai. Dar nei kartą nepralaimėjo Čempionų lygos grupė etape. Šį sezoną tai kaip ir tvarkingai, bet tas mačas su Celtic, nežinau, bent jau man tai kažkaip Celticas gal kažkiek nustebino, bet Atletiko tai jo. Ne, šiaip Celticas gyva komanda, mes juos gal nurašėm, kad jie čia neturi šansų šitoje grupėje. Jie neturi ką prarasti. Jie ir neturi šansų, pripažinkime. Bet jie neturi ką prarasti tokie. Taip, ir jie žaidžia visai gyva komanda. Čia nėra ta komanda, kuria ketvirta ir tu imi vos įrašai iškart visiems 6 taškus prieš tą komandą, kad laimės ir namie ir išvykoje. Tai jie namie ten vos paskutiniam minutėm tik tai prieš Lazio prarado lygiąsias, dabar atėmė taškų iš Atletiko, ten tas pats Feyenoordas dar vyks į Glasgą, tai tikrai nesakysim, kad čia Celticas kažką dar sukurs šitoje grupėje stebuklų, bet kad su jais reikia skaitytis, tai manau jau akivaizdu. Tai va. Ir Atletiko, kaip ir sakei, kažkiek gal susigadina savo padėtį šitom lygiosiam, bet 5 taškai viskas tvarkoja, turės mačų namie, manau, čia šitą grupę galimai gal ir laimės. Dar nori ką pridurti apie Čempionų lygą? Ką čia aš dar pasižymėjęs, mane šiek tiek toliau stebina ir liūdina Benfica, kuri visiškai impotentiškai atrodo tiek rezultatais, tiek ir žaidimu. Praeitų metų toks siurprizas Čempionų lygos, ten mes net kalbėjom, kad jie ketvirtfinalį buvo tokie minimalūs, pagal žymingus net favoritai prieš Interą, galėjo įti pusfinalį, o dabar jie grupėje, ta prasme, kaip pat ir sakom, negyva komanda, ta, kuri neturi taškų, net Braga. Kitas Portugalijos klubas atrodo Čempionų lygoje šį sezoną geriau. Tai nežinau, kažkiek ir mačiau jų mačą, ten nedaug, bet net sunku paaiškinti, nes futbolininkai pas juos prarado Cancelo Ramošą, bet dauguma kitų likę, tai nežinau. Stebina. Portugalija kaip ir ten po 8 turų 21 taškas. Ne, Portugalija viskas gerai. Jo, tai aš Čempionų lygoje. Jo, aš šiaip bandau žinai tą visą situaciją, visą projektą pasižiūrėti. Šiaip yra tas momentas, bet irgi tokie minimalūs pralaimėjimai. Gal kažkur nepasika, aišku, tas, vis tiek skaudžiausia ta nesėkmė buvo pirmam turė, kur jinai labai kerta prie psichologijų, kur turi prieš Salzburgą 3 taškus pasiimbė, vietoj to lieki su Baranka, ir po to išvyko į Milaną, ir jau... Bet dabar tu vėl namie žaidėjai prieš Sociedadą, tai su visa pagarba Sociedadui tikrai įmamas oponentas. Ir kalbant apie Sociedadą, tai tokį lengvą pavydą aš jaučiu šiai ekipai, nes atsimenu dar praeitais metais Europos lygos ketvirtfinalį, jeigu neklystu, žaidė su Roma jie. Ir Roma jos bendru rezultatu 2-0 įveikė. Bet dabar Roma yra taip pat Europos lygos, Sociedadas pirmauja savo Čempionų lygos grupėje, jau taip, dar neužsitikrinęs, aišku, bet tikrai turintis labai stiprias pozicijas, tai šiek tiek, sakau, toksai baltas pavydas. Jo, ir iš esmės Benfica kaip ir nieko nesukūrė prieš Sociedadą, tai turbūt ir tas liūdina. Net tas pats Angelis Di Marija, nors ir labai mėgsta tos lemiamos momentus ir baigų mačus, bet kažkaip, kol kas
nieko skirtinio neparodė. Nu, Guardiolas su Man City nepaminėjau, nelabai gal yra ką ir minėti, tiesiog jau rūko cigarą ir jau laukia Čempionų lygos burtų atkrintamųjų. Hollandas ten ramiai tyliai 2 įvarčius savo sąskaitą prisideda, kaip ir visada kažkur iš kažkur susirenka tas įvarčius ir po to ten jo ta statistika sezono pabaigoje atrodo fantastiškai. Jo, nes kalbama, kad Hollandas čia kažkiek pritylęs ir šį sezoną prašiau. Ir gal yra racijos, gal. Yra racijos kažkiek, bet tas Hollando prašiau atrodo yra vis tiek per 9 mačus 9 įvarčių Anglijoje, Čempionų lygoje irgi jau primušęs, taip kad parodo turbūt žaidėjo fenomenalumą. Gerai, Europos lyga ir tokia laukia gera tema, bet iš pradžių apie Romą gal noriu tiesiog tavęs paklausti, vis tiek, manau, vakar kažkiek ir krepšinio teko stebėti, bet manau, Roma tikrai buvo akilai stebėta, tai kokį įspūdį sudarai ir šiaip turbūt tu esi labai patenkintas to paprastumu, kol kas Europos lygos sezono, žiūrint iš romėnų pusės. Jo, nėra ko skųstis, 9 taškai, užtikrintas pergalės ir bendrai po to sutriuškinimo prieš Genoa klubą, kai jau ten buvo kalbos apie Mūrinio atleidimą, yra 5 pergalės iš eilės, dauguma jų užtikrintos, praleistas tik 1 įvartis, tai aišku, traumos komanda kaip kirto, taip ir kerta, bet turbūt kitaip ir nebus, nes vakar vėl atsidarai ten, tas neaktyvių futbolininkų sąrašas, žiūri etatinis Dybala, Pelegrinis, Renatas Sančesas, ten dar Smolingas su Spinazzola prisidėję. Bet čia jau manęs nebestebina. Tai smagu, kad renka pergalės, bet dabar lauks toksai išbandymas su tvarkaraščiu su sunkesniu Italijoje. Kur Mourinho Mourinho big matchai nėra tokie prasti, jis gali tikrai taškų pasiimti, čia tas nėra ko bijoti tikrai. Taip, ir aišku, norisi laimėti tą grupę, nes yra labai svarbu, dėl to, kad tu praleidi pirmą atkrintamųjų varžybų etapą vėliau. Tai ypatingai dar Romai, kuri ten turės sausio mėnesį Italijoje kosmiškai sunku, ten 6 eilės mačai su Milanu, Interu, Juventus, su Napoli, bus baisus mėnesis, kur tikrai bijau, kad gali komanda palūžti. Tai būtų svarbu turėti tą mėnesį dar tuštesnį be Europos. Tai tikiuosi, kad ta grupė bus laimėta kitam ture prieš tą pačią Prahoslaviją išvykoje. Bent jau lygiosios, manau, irgi. Ne, tai lygiosios praktiškai jau garantuoja Romai pergalę, nes tai reiškia, tu namie turi apsižaisti ten Tiraspolio Šerifą ir tu užsitikrinsi tą pirmą vietą. Tai viskas pagal planą, bet bendrai Europos lygoje sunku net kažką labai išskirti, nes to tie favoritai, tiek Liverpoolis, tiek Leverkuseno Bayeris, ta pati Roma, mūsų prieš sezoną išskirtas 3 pagrindinės kandidatės į čempiono titulą, tiesiog kaip su vėjeliu, kaip traukiniai, visus važiuoja be didesnių problemų. Ten tokios irgi kažkiek mažesnės komandos kaip Rennes, Sportingas, Atalanta irgi toks vaizdas, kad savo ritmu juda, ten teisingai sakai, nebent jeigu kas liečia Liverpoolį, savo rekordą gal galima skirtis, ten pagerinti ir rekordą, dabar 49 įvarčius yra Europai mušęs. Daugiausiai Europoje mušė iš Premier lygos komandų. Bet ir dar Nunezo tokį Torreso momentą galima, manau, paminėti. Tai, nežinau, šiaip toje situacijos tiesiog, kaip pasakyti, turbūt mažai puolėjų, kurie taip sužaistų meistriškai, gynėja tiesiog labai suklaidino ir pro vartininką kamuolį prasimėtė. Ir kažkaip keisti, nes atrodo tiek daug turi laiko, iš tikrųjų susidėlioti tinkamai kojas. Ir galiausiai nesusidėliojo, biškai paskubėjo, gal kažkiek susijaudino ir pataikė virsą, bet kita vertus gavosi ir tas bus perdavimas. Gravenbechui. Jo, tai, tokia įdomi čia, situacija. manau, yra futbolininkų būna, kad jie tiesiog turi tokį savo išskirtinumą, savo veidą, kad ten koks nors Ramosas yra etatinis kortelių susirinkėjas visada. Nunezas, ten ar Sterlingas progų švaistytojas. Ten treneriai kokie visi įsivelintis irgi skandalus. Tai man atrodo reikia susitaikyti su tuo, kad Nunezas yra genialus futbolininkas, kartais išsikrapštant iš neparankių situacijų, bet jis lygiai taip pat sugeba tas geras idealias situacijas iššvaistyti. Ir, kaip ir sako, visur gyvenime turbūt balansas, ir pas Nunezą yra tas, kiek jis išsitraukia iš niekur įvarčius, taip jis tuos turimus įvarčius paleidžia, tai gaunasi tas ant to. Jis yra chaosas, labai, tinkama žodis jį apibūdint. Šiaip Vezhemo kluptelėjimas. Jo, Vezhemo kluptelėjimas, bet dar prieš tai apie Gravenbechą norėčiau tiesiog paminėti, kad tikrai reikia visiems atkreipti dėmesį, nes jis jau pradeda atsiskleisti kitoms spalvom, negu buvo, pavyzdžiui, Bayerne, tai jeigu kažkaip Liverpool rungtynės, tai būtinai atkreipti dėmesį. Ir aišku, Endo vakar pasižymėjo
Liverpool naujokas, bet, daug iš tikrųjų, manau, neverta kalbėti, nes tiesiog tvarkingai juda, dar vat ir ten debiutinės rungtynės, kiti jaunuoliai sužaidžia, tiesiog toks... Apšaudo klopą savo kariauną. Žiūrėsim, kaip sakoma, ar atkrintamosiose kažkur nuves Liverpoolį Europos lygoje, kaip seksis ir taip toliau. Tai jo, West Hamas galim paminėti, nes bandžiau stebėti pirmąją rungtynių dalį, tai tokie du keisti gan įvačiai krito, ne keisti, bet atsitiktiniai gal sakyčiau, tai iš pradžių Kostas Fortūnis, toks jau apie 30 metų turbūt, anksčiau vienas neblogas. Toks Olimpiakos legenda, jo, sakyčiau. Anksčiau vienas, kiek atsimenu, tiek jisai žaidžia. Jo, anksčiau vienas geresnių graikijos žaidėjų buvo, dabar nežinau, ar tai yra tiesa, nes šiaip tokių neblogų atsiskleidė. Aišku, galim paminėti ir tą patį Mavropanos, kuris žaidė savo namuose, Graikijoje prieš Olimpiakos. Bet aišku, netame esmė, tai tas pats Fortūnis labai gražų įvartį mušė, turėtų jis gal net turą įvarčių tapti, tokį prasimetė pro keli žaidėjus ir tokį, galima sakyti, iš picų berods, jeigu dabar neklystu, nuginklavo Oriolą ir 1-0, o po to jau Bonas įmušė į savo vartus, irgi toks nelaimingas atsitikimas ir antram kėlinyje, West Hamas nesugebėjo laimėti nei taško iš prieš, bet viskas jų rankose kol kas. Nieko tragiško, tikrai nėra lengva žaisti prieš Olimpiakosą toj karštoj graikiškai atmosferoje ir toks vienintelė didesnė sensacija, bet jie toliau išlieka savo grupės lyderiais, tai turėtų susitvarkyti West Hamas. Na ir aišku, B grupė, kur dabar kažkiek parentinsiu, įdomiausia B grupė mirtininkų, Ajaxas, AJK, Marselis ir Brightonas, tai Marselis ten... Jiems aišku labai dėkinga viskas gavosi, nes Ajax gynėjas gavo raudoną kortelę ir ten paskutinė vilties pražanga, 11 m baudinys, po to Aminė Haritas tiesiog realizavo tą baudinį ir jau ten po to savo vaga, bet irgi Ajax tiesiog įrodo, kokie yra pavojingi ir tikrai, kad jų nereikia nurašyti. Jie Brightoną patiesė, taip, turėjau iškart parodė, kad su jais reikia skaitytis. Taip, iš vis dabartinį situaciją jie pretenduoja bent jau į tą konferencijų lygos spotą, galima sakyti. Dar ir kaip pretenduoja matydami, koks Ajaxas miręs, nepabijosiu tai pavadinti. Jo, aš vakar tikrai norėjau pažiūrėti Brightoną su Ajaxu, nežinau, ar tau teko, gal turbūt tik taip highlightus, tai norėjau pasižiūrėti, kas ten, kur šopo, kas tas, nes tiek gal su Feyenoordu žiūrėjau, kai žaidė Ajaxas šį sezoną, žodžiu, mažai kartų teko, nors ir maždaug girdi kaip ten viskas, bet vis tiek noriu savo akim pasižiūrėti, tai vaikyti. Bent jau irgi ten tokie atsiliepimai, kad buvo dar blogiau negu vakar, bet sunku įsivaizduoti, tai vakar kažkokia, sakykime, disciplina buvo gynyboje, nebuvo tokie kiauri, bet irgi galiausiai susikūrė Brightonas savo progų, ten pirmą kėlinio pabaigoje metomas smūgis, jie atrėmė Ajax vartininkas, jau ten Joao Pedro įmušė, ir antro kėlinio pradžioje Ansu Fati, kurio trečias įvartis dabar jau gaunasi Anglijoje. Įsivažiuoja Ansu. Na taip, žiūrėsim, kaip jam ten seksis, bet labiau apie Ajax, tai jie dabar savaitės pradžioje atleido Mauricio Steiną, kas aišku pagaliau jau senai brendo, tai labai taip norisi atsidusti ir kažką protingo pasakyti, bet Ajax aišku neprotingai elgėsi, ir dabar tokia įdomi situacija. Aišku, neprotingai dėl ko, kad atleido trenerį, ką tu čia nori? Tai čia visuma, čia po Ten Hago, manau, viskas jau... Ne, tai čia yra virtinė tragiškų sprendimų. Taip, tai... Bet trenerį tai turėjo atleisti. Faktas, bet dabar situacija buvo tokia vasara, jie pasamdo, realiai du nauji žmonės ateina į klubą, tai visų pirma, vienas rezultatas, naujas sporto direktorius. Anksčiau jis ten dirbo Dortmundo Borusijoje, visai jam neblogai sekėsi ir po to ten kitur klojo, bet jo tas toks įsimintiniausias darbas buvo Vokietijoje. Ir ką, aš manau, visada yra labai geras ženklas, kai, pasamdo klubas sporto direktorių. Vadinasi, yra kažkokia atsiranda sistema, kažkoks... Atsakomybių pasidalinimas. Jo, kažkokia grandis tarp klubo vadovybės ir tarp trenerio, papildoma, žaidėjų ten, transferai, tai čia normalu ir tai yra geras žingsnis. Ir tada situacija tokia, kad, iš aišku, įsirenka kandidatus, dar trenerių nėra. Ir tarp kandidatų, pavyzdžiui, yra Ketilas Knudsenas, tokį trenerį galbūt. Nebaisiai šiaip. Bodo Glimt treneris. Aš iš veido žinočiau, nes ir Žalgiris žaidė Romą su Bodo Glimt. Kad tu žinotum, tai aš įsivaizduoju, bet gal kaip vardas pavardė net tiek girdėtas. Tai jis vienu metu vos ne pagrindinis kandidatas, bet tada ten jau Ajax ta vadovybė, vadinamas bordas, sako, gal kažką čia ir labai kaip ir įsitiko jiems, ir nusprendžia pasamdyti Mauricio Steino.
pasižiūri į to Steino CV, nu toks, kaip ir gal, nu, kaip pasakyti, gal ir galima pabandyti. Taip. Nepritarčiau. Aš turiu mane iš tos pusės, pavyzdžiui, Tomas pasamdė Andžią, ne, vasarą. Nu, irgi galėjai žiūrėti CV, irgi gal, žinai, tą patį realiai galvotum. Nu, panašiai. Nu, kažkiek panašiai, bet aš tas žmogus, kuris sako, treneris yra pusė komandos ir į šitą grandį tu turi be didesnių rizikų investuoti. Ir jeigu jau imi strategą kažkokį naunėjimą, tai turi jo pasitikėti visom prasmėm. Tai taip, bet, nu, sakykime, čia dar nėra pats blogiausias, irgi čia yra blogas, aišku, ėjimas, bet toj visoje tragedijoje, žinai, čia dar toks, sakykime... Gėlytės. Jo, gėlytės. Lietkalnio viršūnė. Nu, ir aišku, nepaina, tai gerai, tu pabandai ir jau tu turi jį atleisti vos ne po 1,5 mėnesio, nes numatai, kad nepaina. Ir dar tu atleisim po 1,5 mėnesio, kai dabar jau, nu, 2,5 mėnesio, man atrodo, praėjo. Tai po 1,5 mėnesio atleistum, ten buvo toks metas, kai irgi, žinai, galėjai... Praeitą rinktinį pertrauką. Taip. Tai va. Bet ne šitą dar praeitą, ne? Taip, tai dabar jie atleidė dar ne po šitos, dar po šitos dar vieną mačą pralošęs. Tai va, buvo toks momentas ir dar tuo metu Svenas Mislintatas dirbo klube. Tai jis, žodžiu, bent jau taip, Olandijos žiniasklaida, kur aš manau, ne visada gali pasitikėti tokiais atvejais žiniasklaida ta vietinė, kai jinai, nu, vis tiek, aš manau, tam pasaulyje realiam egzistuoja tokie dalykai kaip agentų žaidimai ir tai visi tokie PR reikalai, nu žinai, PR'as tas. Tai bent jau Olandijos žiniasklaida skelbė, kad jis ten kažkiek piknaudžiavo, Slintatas kažkiek ten, nu ne tai, kad pinigus grobė, bet su savo įmonė ten kažkaip finansiškai norėjau įdirbti šalia, žinai, iš to Ajaxo visų transfero, tai toliau. Suko varkės. Nu, žodžiu, tokia teorija. Bet bent jau kaip Ajaxas aiškino, kad mažai buvo pasitikėjimas iš vadovybės tam Mislintatui, nu ir irgi ten tie Fabricio Romano irgi realiai tą patį sakė, kad trūko pasitikėjimo. Ne, tai čia, žinai, oficialūs tie pranešimai visada būna, kad atsisveikinam, linkime sėkmės ateityje ir atsisveikinam, nu, nenorėjom, kad taip atsitiktų, bet iš principo žmonės galvoja, bus, kad greičiau tu iš mūsų to klubo pizdink von dažnu atveju, jeigu jau atleidžia kažką, tai čia lygiai tas pats, kai tu oficialiai praneši kažką gražiai, nors iš tiesų galvoji visai kitaip. Taip, be abejo, sutinku, nu, žodžiu, ir jau toks sprendimas kažkiek kelia ant tokį, ir tu realiai pasirinki ne Steiną, ne Mislintatą, bet Steinus pasirinki pasitikėti, nu ir tada po mėnesio atleidai. Nu ir, dabar čia va tas laikinasis treneris perėmė tą vairą, nu, nežinau. Aš nustebęs, kad Hedvigesas Maduro, toks futbolininkas, aš atsimenu, tampa treneriu, nes jis man netrodė ten kažkoks labai jau protingas futbolininkas, tiesiog gynėjas, toks kirstukas. Tai jeigu jisai liks Ajaxo treneriu, tai aišku, aš nematęs, koks ten iš jo tas specialistas, bet irgi neįkvepiančiai atrodo tas kol kas laikinasis naujasis Ajaxo specialistas. Tai jo, bet čia tas toks laikinas ir dabar, jo, tokia situacija. Nu, esmė, kad dar tam visam sukūrėjui, nežinau, ar pastebėjai, bet Luisas Van Gaalas, galima sakyti, grįžo į klubą, jis dabar ten konsultantas yra, kas yra... Nu, tas labai gerai. Kas yra visada solidus ėjimas tokį protą pasikvies, tai aišku, ten dar tų savo sveikatos problemų neįsprendė su vėžiu, kiek žinau iki galo, tai sveikatos jam, bet, nu, čia yra pozityvus, sakykime. Nu, bet dabar tokie sprendimai, tu Hedvigsą Maduro, nu, čia toks Ajaxo žmogus, tai tu, logiška, kad tu jį, žinai, padarai tą kirtikerių, to laikinuoju treneriu. Ir kas toliau, dabar pagrindinis kandidatas yra Jonas Van Šipas. Ok, tęsk, nes kol kas nieko nesako. Tai vat, kad nieko nesako, tai nesako. Jis trumpai buvo irgi laikinasis treneris 2011-2012, man atrodo, berods, tai dabar patikrinsiu, žodžiu, buvo įsivertęs prieš tai. Trenerių, žinai, buvo Ajaxo laikinai. Jo, 2009 buvo laikinas treneris ir 2008-2010 buvo asistentas. Ir po to dirbo tokiuose klubuose kaip Melburno Heart, Melburno City, nu, Zvoliai dirbo Nyderlanduose, kas bent jau, žinai, bent tą pulsą palaikė ir 2 metus buvo Graikijos rinktinės treneris. Nu, dar prieš tai Ajaxe irgi daug dirbo, nu, toks, žinai, Sevinė įkvepiantis. Sistemos žmogus, nu, ir supranti, tokį ne tai, kas sakytų, nu, ne tai, kad, nu, bent jau Olandijos žiniasklaida skelbia, kad čia porai mėnesių ar kažką iki sezono galo.
Nu, tai tu realiai laidoj sezoną, aš taip galvoju. Ne, tai sezonas ar taip yra palaidotas jau. Aš nežinau, ko tu tikiesi, bet akivaizdu, kad jau tu jo nebeišgelbėsi. Aš iš vis sakyčiau, kad... Bet Europoje tai gali dar išgelbėti. Europoje gali, bet ir ta pati Ajaxo sudėtis, ar jinai tau atrodo labai gera. Nu, komanda ne veltui praėjus metais neteko to čempiono titulo Olandijoje ir jinai per vasarą tos jaunimėlio užsivežė, bet jaunimėlis iš karto rezultato ne visada duoda ir dar kitokia slogi aplinka aplinkui. Ir kaip, būna sakoma, žuvis pūna nuo galvos. Tai kai vadovybėje yra ten nesąmonės ir bardakas, treneris paimamas toks jau apkalbėjom neiškus, tas jaunimas irgi iš karto atvažiavęs ne visada rezultatą duos. Tai tikrai virtinė tragiškų sprendimų ir visą tą iliustruoja geriausiai tai, kad prieš 2-3 metus Ajaxą mes matėm, kaip jau buvo kalbėta, kad Eredivisie neįdomi, Ajaxas išaugęs Eredivizijos marškinėlius yra dominacija kaip Bayerno Vokietijoje, jų neįmanoma nuversti, o dabar mes turime juos kritimo zonoje ir ta situacija kol kas net nepanašu, kad į kažkokią pozityvą pradeda keistis. Ir dar atsižvelgiant, kad Eredivisie šiaip yra, pripažinkime, super silpna lyga vertinant tarp tų stipresnių lygų kontekste. Olandija nėra tokia didelė šalis ir tos antros turnyro lentelės pusės komandos jos yra, pripažinkime, kuklios. Ir net jų Ajaxas nesugeba apsižaisti ir sezonas jau tikrai įsibėgės kaip reikiant. Tai wow, čia kiek reikia darbų padaryti ir aš sakyčiau, reikia koncentruotis ne į kažkokį išgelbėjimą, o tiesiog situacijos stabilizavimą, susitvarkymą vadovybėje, susitvarkymą paimant kažkokį specialistą dabar, kad bent jau išgelbėtų, o vėliau jau ilgalaikę perspektyvą žiūrint. Ir tikrai, manau, niekas negalvo, kad čia Ajaxas tikrai gali iškristi, bet susitvarkyti tą situaciją lentelėje po truputį. Matai, man labai patiko jų tas darbas transferų lange. Aš atsimenu, tu juos gyrėjai. Taip, labai. Pažinai, Šutalo tikrai geras žaidėjas. Ar ten Gastonas, Avila, Mikotazin, tokie yra tikrai tų įdomių žaidėjų. Ir man, kažkiek nelogiška, tikrai tokia sudėtis negali taip žaisti. Tai yra, žemiau plintus, tiesiog 7 vieta, ta prasme. Aišku, čia tam tikrom lygybėm sukritus, ten 2 tos gražius papildomus sužaisti būtų gal kokia 11, bet turim, ką turim, čia yra tragedija, ten visi tie antirekordai gerinami. Bet ir nepadeda ir fanai, sakyčiau, klubo, kurie ten riaušės kelia, panikuoja. Yra tiesiog aplink tą klubą dabar tokia aura, kad ten aš netikiu tais dalykais, bet jau net ir šamaną reikia samdyti ir mišės užpirkti Amsterdame, man atrodo, arba kokį gerą suktinę surūkyti. Jie turėjo, šamanus. O žiūrėk, tai tu čia sakai sezoną išgelbėt, aš taip bent jau sakau, tai sakai, kad neįtų sezoną išgelbėt, bet tai ką tu, tarkim, laikytų sezoną išgelbėt? Kokia tu kas dabar jam būtų sezono išgelbėjimas? Patekimas į kitą sezoną Europą, man atrodo, būtų tai maksimumas, ką jie gali pasiekti. Tai čia laisvai taip ir bus, supranti, nes yra dabar... Nebus taip, jeigu toliau situacija nesikeis. Bus, nes dabar, sakau, tą pasikeitė biški tvarka, tai dabar 5 komandos patenka. Ir tiesiai iš Eredivisijos, tai 5 vietą jau laisvai užims, aš ten pažiūrėjau tą lentelę, tai žinai, klausimas, ar Twente apsilenks su AZ, kur manau, kad mažai šansų. Bet esmė tame, kad reikia imtis veiksmų, nesandyti kažkokį, man net niekaip neišneša galva, kad toks vančipas galėtų būti ilgalaikis sprendimas. Tai sutinki ties šito. Be šansų. Tai va, ir gal kažkiek reikėtų nustoti rentint. Ne, tai arba... Pasižiūrėjau variantus. Kaip Lietkabelis, va čia krepšinėje Čanaką savo susigrąžino, taip ir Ajaxas galimai Ten Hagą, jeigu paliuosuos Unitedas, pasiėmė ir statai iš naujo. Buvo ten Van der Gaga, ten norėjo gal pasiimti Ten Hago asistentą, bet jis lik ir nenorint ten žodžiu. Bet manęs irgi ir tokie variantai neįtikina, nes asistentai yra asistentai, žinai, yra geri asistentai, yra geri treneriai. Yra rolės tam tikros. Tai... Gerai, čia mes užsitęsėm, sakyk tos variantus savo trenerių, aš išrinksiu Ajaxui trenerių. Jo, aš pasižiūrėjau, tai dar galim sakyti, kelias grupės suskirčiau. Tai pradėsiu pirmą nuo tokių pasirašiau šilti vyrai, tipo faini vyrai, kurie galėtų tą tokią gražinti, žinai, bendruomeniškumą, tokį gerą jausmą. Kurie čia tokie draugeliai. Tai, bet matai, sakau, su Ajax problema, kad jie dabar ilgai neturėjo kokio trenerio ne iš Nyderlandų. Ir šiaip pagrindėti. Jų kultūra tokia, kad turėtų būti vietinis specialistas. Pagrindėti visi klubai, bet pas mane vietinių beveik nebus. Bet vis tiek tokie, manau, artimi kultūrai tai.
Tai va, jeigu tokį pavyzdį, tai dabar PSV turėjo Rodžerį Šmitą iš Vokietijos, tai čia toks ir pavykęs pavyzdys, tai va, galėtų bandyti pasiekti jo. Tai va, tarptų tokių vyrų, kurie faini ir gali kažkiek tą bendruomeniškumą sugrįžinti, tai Ralfas Hasenhüttlis. O taip. Manau, kažkiek nuvertintas treneris. Aš ten buvau pamiršęs, jis iš Sotono, kai buvo paliuosuotas, jis bedarbis dabar ką jis veikia? Bedarbis. Ir, nu, keista. Manau, šiaip ten jam virš 60 metų, man atrodo, ko niekada nepagalvotum iš tikrųjų. Tai... Nu, reikia pagirti, kad ne tik šiltas, bet ir gerai išsilaikęs. Taip, tai kažkiek, manau, nuvertintas ir tikrai ne dėl jo kalties Southampton skrito, aišku, buvo kažkiek kalties, bet ne visiškai dėl jo. Toliau Ole Gunaras Sulšeras. Bet jis dirba su Austrijos rinktinė. Sulšeras? O ne Ragnikas dirba? Ai, Ragnikas, jo. Bet Sulšeras su kažkuo dirba. Nu, gali dirba. Nu, nesmė, bet... Aš žiūrėjau, aš tarpsme patikrinau, nesjaudink. Čia... Bet Sulšeras irgi tiktų. Nu ir dar toks, manau, gal tokio nesimtų varianto, bet Jesse Marshas. Ir gal galimai moka dirbti su jaunimu. Ir kodėlgi ne, irgi toks putiovas žmogus, kaip sakoma. Nu ir ką, dar tokie vyrai, kurie galbūt norėtų savo karjeras atgavinti, tai Grahamas Potteris. Manau, būtų labai įdomus variantas. Tinka ir dėl to, nes jau užsienį yra dirbęs Švedijoje, aišku, Ajaxe visiškai kiti lūkesčiai negu Ostersundė, bet yra jau, žinai, bet svarbiausia legionieriaus donas, kaip sakom, paragavęs. Taip, ir Ajaxe svarbiausia, kad tu tą kultūrą jų vietinę, atakuojantį futbolą, jaunimo auginimą, kad tu tą piramidę statytum. Tai va, tu ką vardini dabar, šitie visi specialistai, jie yra vos jie net labiau yra orientuoti į tą visą piramidę statymą ir žaidimą, o ne į rezultatą, kas Ajaxui yra tikrai svarbu, nes Ajaxas, kaip ir koksai ten Bayernas ir Barcelona, yra tie klubai, kuriem neužtenka gero rezultato, jam reikia, kad jų klubas žaistų pagal savo charakterį, pulsuotų taurą, tai labai, labai tikrai tinkami variantai. Tai va ir dar šiaip ta tokia Olandijos ar Nyderlandų, nežinau, vadinkit kaip norit, situacija, kur yra, žinai, nu, jie turi daug tokių legendinių žaidėjų, kur jeigu jie vienam klube jau savo turi tą kelią susikūrė, tai jau negali įti kitą, bet, pavyzdžiui, toks Giovanni Van Bronckhorst, Rudas Van Nistelrooyas irgi savo, nu, trenerio laiku buvo, nu, ir treneriai neblogi vienu metu ir nu, apie jų kaip žaidėjas tai net nėra ką kalbėti, bet, nu, nemanau, kad tokie variantai realūs visų pirma, nes vienas prisirišęs prie Feyenoordo, kitas prie PSV. Ir dar su kontraktais yra pora vyrų, tai tas pats Knudsenas, kur man tokia, nežinau, galima sakyti, turiu tokią teoriją, kad, pavyzdžiui, galėtų dabar vis tiek, Norvegijos tas sezonas baigėsi po po mėnesių, gal net, žinai, jis kaip ir Lietuvoje, kaip ir Švedijoje, dar ten kitose šalyse nebūna sezono vidurį žodžio, nes, nu, nepaisite konferencijų lygos kokios. Tai va, galėtų pasidimti laikiną trenerį ir jau, žinai, įves po to Knudseną ten kokį gruodžio mėnesį. Nu ir du Olandai, kurie, vienas Filipas Kokų, kuris dabar galvoju, Kokų tiksliai, bet žinai, šitą turbūt veikia. Dabar Vitezė, Vitezė rezultatų tokie pakritę šį sezoną, bet jis anksčiau su PSV visai gerai judėjo, tai, nu čia suprančiau tas, kur jeigu Olandai ieškai, tai galbūt toks variantas. Ok, bet aš Kokų jam sakyčiau ne, man jisai nepatinkantis, netikėčiau jo ilgalaikių projektų. Nu, žiūrėjau, jo. Bet tai yra vis tiek geriau negu tie naunėjimai, kuriuos Ajaxas čia vis bando prastumti. Ir Katarai dirbantis geriausių laikų Crystal Palace treneris Frankas De Boeras, nes jis irgi su Ajaxu labai turėjo šlovingus laikus, čia, manau, sunkiai pasiginčys. Ever manager in Premier League. Jo, tai jis Katarė dirba, žinai, ten gal įmanoma būtų susitart, bet, nu, irgi toks. Nu, bet šitam irgi sakau veto. Bet jis stabilizuotų situaciją, aš taip įsivaizduoju. Tai gal ir stabilizuotų, bet aš tas žmogus, kuris norėtų imti specialistą į, nu, matant ateitį kažkokią, matant eigą, kurio galėtum, kelią, kurio eitum, o su šitais specialistais nepraeitum. Tai, bet tavo tie pirmi variantai, 5 nu, dar du tokie, tiesiog paminėsiu juos, nes įrašiau, tai Linas Lopetegu, kur, ja, nu, kažkiek daugiau pinigų būtų, ir Oliveris Glasneris. Lopetegi iš visis tokia gynybinė plauko specialistas, tai Ajaxui ne. Bet tu čia gerą skautingą padaręs, čia, nežinau, nusiųsk laišką Ajaxui, gal prims, gal įsiklausys. O, nu, man dar ir ta Marcelo Golardo situacija įdomi, bet jis kažkoks, nu, labai įdomu, kodėl jis nesima darbo Europoje, nes tikrai dėmesio jis turi, bet kol kas mėgaujasi laisvų laikų, sakykime, po
etapo River Plate, tai kurį yra atrinkęs iš Plius tų. Galardo, manau, gauti ir geresnį darbą. Tai Ir aš nemanau, kad imtų tą tokį ispaną, kuris dar greičiausiai nemoka anglų kalbos. Aš tai Ajaxui, kaip šiek reikia stabilizuoti padėtį ir tu imi vėl specialistą pirmą kartą atsivežant į Europą, kad ir koks jis geras, potencialiai perspektyvus, bet nereikia taip rizikuoti, manau. Ir tokį reikėtų imti, manau, tarp sezonai, jeigu jau ėmė. Taip. Tai wow, čia kokią odę mes Ajaxui išskaitėm. Pasirašiau, tai kurį reikės variantą, kuris tavo favoritas būtų, aišku, čia... Pravardink dar tuos pirmuosius. Ralfas Hasenhutlis, Ole Gunnar Sulšeras, Jesse Maršas, Grahamas Potteris, Knudsenas, Koku, Deboras, čia tokie realiausi Deboras. Hasenhutlį aš imčiau. Dirbdamas Ajaxe be didesnių apgalvojimų. Jeigu ne jį, tai bandyčiau su Grahamo Potterio kortą. Ja, man atrodo, tokie saugiausi ir labiausiai Ajaxo kultūrai tinkantys žmonės. Matai, Potteris gal anglas, gal tas kažkiek gali atbaidyti. Bet matai, jis nudirbęs užsienį, sakiau, legionierius zonos. Bet Hasenhutlis tai idealiai tinkantis. Jisai mėgsta tą jaunimą, jisai žaidžia akiai patrauklų futbolą, jisai turintis patirties Bundeslygoje, panašiaus stiliaus lygoje. Taip pačioje Premier lygoje save prasitestavęs, dabar pailsėjęs vyras, kurį laiką be treniravimo, tai turėtų būti motyvuotas ir čia ir Ajaxui gerai, ir pačiam Hasenhutliui su Ajaxu tikrai įmanoma užkilti, pasirodyti Europoje ir savo karjeroje dar įrašyti tokį įdomesnį puslapį į CV. Žiūrėsim, kažkokių gandų buvo apie karjeros pabaigą, bet jo, aš gal net pritarčiau, bet vis tiek. Čia tą grįžtam laiką, plakam liežuvį, bet vis tiek bus one-shipas galiausiai. Žodžiu. Konferencijų lygą gal trumpai noriu paminėti, kadangi labai įdomiai vakar Fiorentinos interakcijų įdėjo. Taip, išsikėlių statusai atrodo, vieni įmuša įvartį, kiti įmuša įvartį ir abu 6-0 savo varžovus sutriuškino. Tai tas įdomu ir dar Lasickas debiutavo vakar konferencijų lygoje. Tik aišku, ta Olimpija Slovenijos krito prieš Klaksiko, visų gerai žinoma ir girdėta. Islandiškas šitas Farerų salų Žalgiris. Jo, kur realiai konkuruoja su Lille ir Slovanu, taip jau normaliai dėl tos vietos atkrintamosiose. Ar konkuruoja, pasakys, mačas su Olimpija kitam turė, jeigu jie ten prasileis, tai ta konkurencija gali būti, kad ir baigsis. Kas? Iš kieno? Klaksviko. Jie vis tiek nuo Lille ir Slovano atsilieka. Jo, tai jam privalu susirinkti taškus prieš Olimpiją. Tai vakar tikrai stebiu užtikrintą pergalę 3-0. Farerų salų atstovų europinėme turnyre jau grupė etape, tai likau apšalęs. Smagu už juos, bet kaip ir sakai, kad tikrai konkuruotų jau dar reikia ir išvykoje prieš Olimpiją bent tašką paimti. Gerai, negadink vakarėlių. Klaksikas yra gerai. Ir Aston Villa ten susitvarkė su AZ, tai tokie reikalai, plius minus, galbūt apie lažybų skandalą kažkiek dar galim paliesti Italijoje. Smagybės. Irgi tokia situacija, kur sunku pakomentuoti, iš kažkur kažkaip išlindo toks veikėjas kaip Fabricio Corona. Tai, Bet kokia yra gera jo vardas pavardė, nes Fabricio čia kaip ir romano jau žmonėm iš karto asociacijos ir tada Corona, prisimenant visos šitas reikalus dėl COVID-o. Tai žmogus apdovanotas tokie skandalingų vardų pavardę ir elgėsi skandalingai. Aš tikrai galvoju, kad čia feikas. Išgirdau Fabricio Corona, galvoju, kas čia per Fabricio Africano, čia iš tos prizmės. Jo, su tais Fabricio visokiais Afrikanų, Lietuano. Tai jo, čia iš tos, taip ir galvoju, kad čia kažkoks feikas. Ir visai aišku, ten išlykino tą informaciją, kuri galiausiai buvo teisė, dar kaip su Zaniolu. Tai Fagioli su Tonali tai 100% yra ne tai, kad nubausti, bet ir priklausomi visam tam dalyko. Lažybom, kas yra, aišku, liūdna, nes, nežinau, kiek tavo aplinkoje yra buvo tokia atveju, bet šiaip... Turiu tikrai. Tai va, baisu iš tikrųjų tas priklausomybė nuo lažybo, šiaip visos tos priklausomybės, tai galima jos ir užjaus, bet... Čia yra liga, čia kaip alkoholizmas sako liga, taip ir tas priklausomybė nuo lošimų. Bet vėlgi gaunasi tokia subtili tema, nes kaip ir sakom, iš vienos pusės tai yra liga, kurią reikia gydyti ir tų žmonių kaip ir gaila, nes jie tam tikri įkaitai savo situacijos, bet iš kitos pusės, žiūrint tas, kaip sako, taisyklės nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Taip čia atsakomybė profesionaliam sportininkui statyti, ypatingai Tonalio atveju dar už savo komandos mačus, tai yra net leistinas nusižengimas. Tai tokia, sakyčiau, pilka zona, kad
viena ranka atrodo gali suprasti, kita ranka reikia mušti tokius ir baust futbolininkus. Taip, tai aišku, man patinka šitą situaciją, bent jau aš tai viliuosi, kad šitą situaciją kažkam bus pamoka, ne tik kad Tonalis, Fagiolikas ir akivaizdu, kad jiems bus pamoka, bet tokiems, kurie perskaitė šitas naujienas, kurie supras, kur gali tai tokie dalykai nuvesti. Žis Fagiolio istorija dar turbūt yra graudesnė, apie Tonalį tiek nežinau, bet apie Fagiolio ten Italijos spauda trimitavo, kad jis ten buvo prasiskolinęs labai ten. Bet jis prasiskolinęs, nes prasilošęs jis jau ten. Taip, čia viskas susiję. Milijonais. Ir iš tos pusės, ten po Sassuolo, per Sassuolo rungtynes, kai buvo pakeistas, apsiverkė, nedėl ten kažkokių problemų, dėl to, kad prasilošęs yra ir tokie dalykai, sakau, iš tos pusės tikiuosi, kad bus gera pamoka, tam pačiam Tonalį dabar jis ir gaunas, kad ir praleis Europos čempionatą, tai Italija, aišku, jeigu dar pateks. Pati Italija suspenduota gali būti Europos čempionatai. Net bendrai turiu to klausimą, kaip tu vertintas bausmes jų dydį, kaip tau atrodo? Tai aš manau, kad normaliai, aš tai kažkaip jokių problemų neturiu. Svarbiausia, kad jie eitų tą reabilitaciją, tą rehebą, kaip sakoma, ir, žmonės daro klaidas, aš esu linkęs, kaip pasakyti, ypač tokiam jaunam amžiui, nesinori kažko teisti, žinai, visi daro klaidų, visi privalo turėti antrą šansą, tai man patinka, kad Tonali ir 10 mėnesių, tas toks, kad tikrai Europos čempionatą praleis, tai čia yra, skaudžiau ir būt, manau, negali, nes, dabar 2 metus duotus, tu nori, kad 2 metus jam duotų? Aš pabūsiu tas blogasis advokatas, policininkas. Taip, ir pasakysiu, kad dėl Fagioli istorijos dar galimas ginčytis, nes ten šiek tiek mažesnis mastas, aš kaip suprantu, ir jisai už savo komandos mačus nestatė. Dėl Tonali, tai aš esu labai, buvau tiesiog apakęs, kad futbolininkas šiaip statyti negali, jisai stato už savo komandos mačus. Ir tada turiu tokį palyginimą paprastą, dėl ko mano akimis Tonali bausmė yra kukulokas, sakyčiau. Tarkim, palyginkim su Pogba. Juventus irgi futbolininkas, diskvalifikuotas dabar dėl dopingo vartojimo, kiek ten esi, 2 metam ar 3, kažkas tokio. Iki 4 ten gali būti. Net iki 4 dėl dopingo. Ir tada aš lyginu situacijas, kuri man atrodo blogesnė. Tu vartodamas dopingą, faktas, kad tu pažeidi taisyklės ir tavo tas dopingas padeda tau futbole, ištvermės, jėgos pridėti. Jis tau net nepadeda kažkaip techniškai, taktiškai labiau išprusti. Faktas, kad tai yra blogai, bet tu gali įtakoti tik galimai mačo rezultatą, vartodamas dopingą. Ir tau duoda iki 4 metų. Tonali atveju jisai stato už mačą, kuriame jis pats žaidžia. Tai čia yra tiesioginis mačo įtakojimas. Tai iš šitos prizės, man atrodo, čia yra žymiai blogesnis dalykas negu futbolininkas vartojantis dopingą. Ir tu gali sakyti, kad jis yra jaunas, kad jisai ten gailisi, prisipažino. Okei, tai tu sumažink tą 3 metų bausmę, palik 1,5–2, bet dabar tu brauki bausmę per 80%. Čia vos ne kaip maksimai, kaip sako, ten anekdotas, o ne kaina, taip ir čia jau anekdotas, o ne bausmė pagal taisyklės, kurios yra juodai ant balto parašytos. Šiaip yra logikos tavo žodžiuose, nemeluosiu. Bet, aš kažkaip nematau tos problemų, bet aišku, kai sulygini, žinai, čia yra tiesa, čia, bet... Plus tas gailėjimasis dėl situacijos, tai galis ir gailisi, bet, žinai, tu nužudė žmogų, pasakyti teisėjai, kad tu gailiesi, ar tau labai sumažins bausmę, minimaliai. Čia Dr. House'o serialė, atsimenu, ten buvo jisai prisidirbęs, ten prieš kažkokius teisėjus sėdi, sako, ar jūs gailite? Sako, ne. Tie nustebo, tai ir sako, ar čia taip veikia sistema, kad jūs išteisinat geriausius melagius? Man šiek tiek atrodo situacija juokingai. Aš turiu vieną temą, bet po podcast'o tai man primint, nes šitą temą noriu, man įdomu tavo nuomonė. Taip pat gerai. Dabar per podcast'ą nekalbėsiu, bet tai po to čia prasidės, žinai. Tai jo, gerai, neturiu iš tikrųjų ką pridurti, yra racijos, kažkiek gal toks, žinai, kaip pasakyti, žinai, kai sako, autizmas, tipo, kas, about Pogba, nežinau, ar verta šitą situaciją lygint. Visi yra, galima sakyti, kažkiek durneliai, kurie tai daro ir kurie tokių balų sulaukia, yra to verti. Ir jo. Ir dar įdomus momentas, čia Fagioli ir Tonali prisipažino, gavo bausmes,
Zaniolo, jis irgi yra kaltinamas lygiai taip pat kaip šie futbolininkai, bet jis neprisipažįsta, jisai bandys kovoti ten per teismus. Tai va, įdomu, prie ko prives Zaniolo. Žinai, jam gerai, kad jis gal ištems ne tik kokį Europos čempionatą, žinot, visas tas biurokratinis teisiniai dalykai užtrunka. Taip, tai, bet kaip tu manai, kaltas jis pagal mane, jis toks neatrodo labai intelektualus žmogus, tai aš, aišku, čia labai tada... Aš tikrai neduočiau jokių garantijų. Tada rankos nukirstų iš Zaniolo visais klausimais. Tada jisai toksai slidus gyvačiokas. Nenoriu čia kažkoks pasirodyti, bet pagal savo tą visą IQ, tai nenustepčiau. Bet, kaip pasakyti, jis turi advokatus, ten, matyti, jie žino, ką daro. Ir dar kažkiek jau mažiau girdėjau, bet mačiau ir Zalevskis su Elšaraviai kažkiek buvo apkaltinti. Jie buvo apkaltinti, aišku, čia jau susiję labai su manim Romos žaidėjai. Matai, Elšaraviai man kaip tik atrodo protingas vyras, nežinau dėl ko, bet toks, bent ta futbolo IQ pas jį labai didelis. Tai va, įdomu, kas čia viskas pasireikš, bet jie kaip ir oficialiai dėl jų tyrimas dėl Zalevskio Elšaraviai nėra pradėtas, jie patys viską iš karto neigia. Bet čia gal ir tas nestebina, tai žiūrėsim, kas pasisuks, bet, man iš vis keisti yra, čia, prasme, žmonės tikrai yra ligoti, nes dėl ko tu statai prastai žmogus? Dėl pinigų išdirbimo, futbolininkai, jie gauna milijonus. Bet čia yra tas dopaminas vadinamas. Tai aš suprantu, bet jauni vyrukai, tavo visą karjerą tu pabaig karjerą ir tu statyk kiek nori, tuos savo suk blackjackus, raudoną, juodą ir taip, tai, mane... Aš suprantu tai, kad žmonės, yra, kaip sakiau, subtili tema, žmonės būna serga, turi problemų, bet kartu ir pykdo tokie neprotingi sprendimai. Bet gal grįžkim prie futbolo jau. Galėsim, dar norėjau gal apie savo istoriją papasakot, nes irgi, žinai, atsimenu, būdavo, kada aš čia pradėjau pirmam kursė, žinai, kai kolegijai... Tai čia dar ne taip seniai, čia gal bus jau iš senų laikų. Taip, kiek man metų dindu. Ir... irgi, žinai, kažkada buvo tas drivas statyti, žinai, turbūt visiems buvo. Taip, žinai, kaip sako, man tai irgi buvo tada, kai tu pirmus kartus pradėjai tą daryti, tu labai, bet kokia gyvenimo srity, tie pirmi kartai saldžiausi būna. Ir to, žinai, tu gali ir paslyst ant to, bet aš kažkaip, buvo, atsimenu, kažkada tam tikroje lažybų bendroje, nežinau, nesakyti, ta prasme, mūsų tiek nežiūri, tai niekas manęs ten nubaus, bet kažkoje buvo lažybų bendroje, ten 100 įsidėdė eurų ir pasidrigumą iki 200, žinai, bet turi ten tipo, kai būna lošti daug, žinai, kad išlošti tą sumą, kad tada galėtum įsimti pinigų. Ir tada atsimenu, atgavau ten, mano mama kaupė pinigus, tipo, kad gaučiau po 12 klasės, kad galėčiau kažką ten su jais nuvykti, mašinas, kaip toliau. Ne, bet tų pinigų buvo daug, žinai, ten 2000 gal kažkas tokio, žinai. Okay. Tai 100 eurų, žinai, čia kiek ten 5% kažkas tokio. Čia kaip investavime, iki 10% banko galim investuoti. Jo, ir tada įsidėjau tas, aišku, baigęs kaip baigęs, net nespėjau ten nieko per daug perlošt, kad įsimčiau. Ir dar kitoj buvo PAM plus PAM, ir ten, žinai, tokie dalykai, bet kažkaip pas man niekada nebuvo, nors atsimenu ten, pavyzdžiui, stipendiją gavau, ten, tam pačiam pirmam kurse, ten 100 eurų stipendija, žinai, pizdu 10 eurų, žinai, įsidėsiu, po to dar 10 eurų, žinai, toks, tas, žinai, kaip pinigų, kaip ir nereik tam pirmam kurse per daug, tai va taip ir pralašiau, žinai, po 10, ten dar tas akcijas anksčiau būdavo, dabar jau nėra, žinai, ten uždraudė, žinai, kai 10 įsidėdė ten pasidėdė. Dvigubina, jeigu laimė, jo. Jo, kažkaip tas buvo, bet irgi kartais būna tokių situacijų, kur nafik aš su tam eurų pralašiau, dabar turėčiau, žinai. Ne, tai čia galim gerą ir antireklamą lažybininkam padaryti, kad tikrai žmonėm, kurie čia galbūt ar ir lošia, tikrai nuoširdus patarimas. Bet kadangi gal bus norės reklamuoti, tai galėsim šitą iškirpti. Kažkada iškirpsim, bet aš ir pats tikrai kažkada ten nedidelėm sumom tam žaisdavau, bet reikia pripažinti, kad ir koks tu protingas būtum, tu žaidi prieš sistemą, prieš kompą, kur yra procentai sudėliojami, tavo 49 kablelis, tai... Bet tu jauti, kad galinės tu sportą, žinai. Tai pavyzdžiui, geras pavyzdys, čia aš aišku neapsimesiu kažkokį didelį ekspertų, bet tikrai, gyvenu sportu, domiuosi viskuo ir tikrai analizuoju, žinau aktualijas, aplinkybės, bet net toks žmogus būdamas, tu bandai statyti ir tu geriausiu atveju ten lieki ant savų įmant ilgą distanciją, tai dar paprastesniam žmogui, kuris ten netiek gilinasi į sportą, kiek į statymus, lažybas, tiesiog praktiškai yra neįmanoma išlošti pinigų. Tu tiesiog, žmogus pats iš savęs nėra toks protingas, kaip
kompų ir sistemomis apskaičiuojami lažybininkų pateikiami koeficientai. Tai tiesiog tokia antireklama, kad būkit protingi. Jo, net ir kartais, net ir dabar, žinai, būna, gal ir tau būna, man tai tikrai būna, gal ir tau būna tas toks, pastatysiu. Nu, bet dabar sakyčiau, gal net rečiau, bet, nu, kaip pasakyt, vis tiek per metus būna tie keli kartai, kur... Būna, bet tu paskui žiūri tą mačą. Bet tai pastatai, ne? Nu, pastatai, bet tu žiūri, tu nervuojasi, galvoji, nu, blemba, kam reikia tų nervų. Nu, ir taip gyvenimas, nu, dažnu atveju nėra lengva, žmonė būna tokių problemų, tu pats tiesiog savo keliesi problemas, tai kam to reikia. Žiūrint, ką ir kur statai ir kiek statai, bet kartais smagum pasižaisti ir... Nu. Nuo antireklamas iki reklamas, kad nestatykit, bet kartais smagu, pabandykit. Čia, žinai, Gerai, nukrypam jau šiek tiek nuo futbolo. Kiek žmonių, tiek nuomonė. Tai 1-10-10, podcast'o pabaiga, bet dar apie ateinantį turą. Tai dar apie Evertoną gal, sakėm, pakalbėsim trumpai. Tiksliai. Nu, kaip žinia, baudelę gali prasileisti ir jisai 12 taškų už FFP taisyklių nesilaikymą. Aš tokiais dalykais netikiu, kol tai neįvyksta, bet nu, jau dabar atrodo, kad tai realu, bet man labai Carragher stojimas patiko. Aišku, kiekvienas tai galėjo parašyti, bet aišku, Carragheris, kai buvus Liverpool legenda, kai turi tokį balsą, galima sakyti, kai yra toks žinomas, tai jis, kaip pasireiškia, tai visur nuskamba, tai jis, aišku, skiria tą City atveju. Ir man tiesiog gali tą City atveju šiuo atveju išskirti man šią City ir ką daugiau pridursi. Ne, bet tame yra esmė, kad galim įvesti kontekstą, kad Carragheris pasakė, kad Evertonas galimai bus nubaustas -12 taškų už vieną taisyklių pažeidimą, kai Man City's liko nenubausti už 115 taisyklių pažeidimų. Ir jeigu Liverpoolio legenda taip vos nestoja ginti Evertoną, tai išties kiek daug parodo. Bet ir bendrai yra juokinga situacija, nes kai įsigilini, tai tas pažeidimas yra, kad čia prieš 3 metus kažkokiam ten agentui už žaidėjo įsigijimą Evertonas nesumokėjo 250 000. Tai, Premier lygos masteliais tai yra labai juokinga suma. Ir už tokią juokingą sumą ir juokingą situaciją tokios skaudžios pasiekmes būtų, nes žinome, kad Evertonas pastaraisiais metais flirtuoja su iškritimu ir tas -12 tokiai komandai, tai čia vos ne mirties nuosprendis, čia ne Juventusas, kaip praeitais metais nubaustas buvo ir ten nepateko į Europą tiesiog. O čia klubui tai kainuotų 100 milijonų. Ne, tai čia, ta prasme, baisu pagalvoti, Portsmuto atveju, taip, Vaidenas ir taip toliau, visokie... gal Blackpoolas ne, bet, tokie supranti, kur anksčiau buvo įstirnusis ekipas, o dabar ten trinasi kažkur lyguontai jo. Tai Everton ir taip šiknai yra su pinigais, pavadinkim, jie tą statosi dar stadioną, tai aš labai tikiuosi, kad laimės sveikas protas. Čia, mačiau, bus byla tyriama už uždarų durų, tai aš nelabai mėgstu tų visada, kai būna kažkoks slapukavimas, bet aš tikiuosi, kad pavyks už tų uždarų durų susitarti ir pasiekti Evertonui pozityvę pabaigą. Bet kita vertus, Evertonas, man šio sezono labai patinka Evertonas ir jų žaidimas ir dar tokia situacija turim, kad tos kitos ekipos 3, dabar 4 gal beros, kurios yra dugne, tai jos labai nedaug taškų renka, tai galbūt net ir būtų toks scenarius, kurie įsigelbėtų, bet čia aišku sunku pasakyti. Šiaip tu į temą dar galiu priminti, pasidžiaugti, pasigirti, kad savaitgalį praeitą teko stebėti Merseyside derbį mieste su Liverpoolio fanais Vilniuje. Tai su Evertono. Evertono, jo fanais, dieve brangus, kaip baisu. Kitą kartą gal nereiks jau važiuoti, nes už tokius žodžius būsiu nuskriaustas. Tai ten jie visi aišku, tokie grina kraujo Evertono fanai, aš tik prijaučiantis. Jamos nebuvo? Buvo ir Jama Grajauskas. Tai visi ten pakalbėjo apie tą Evertoną, bet tokios priėm išvados, kaip ir tu sakai, kad šiemet gana saugiai jaučiasi Evertonas, nors ir lentelės dugne kol kas. Bet ir žaidimų turbūt patenkinti. Tai ir žaidimų patenkinti pagal galimybės, ir kaip tu sakai, kitos komandos renka mažai taškų, tai taip ir kalbėjom, kad šiais metais yra kam kristi Premier lygoje, tai Evertono fanai bent tuo yra džiaugsmingi. Ir tas pats Merseyside derbis visai neblogai nuteikė iki tos Ashley Youngo raudonos kortelės. Bet čia jau praeiti įvykiai, tai... Jo, kas dar pozityviai nuteikė, tai Tottenhamas, aišku,
tvarkingai su Fulhamu starkė 2-0. Tai ir šiandien žaidžia Tottenhamas. Jo, tai Toks žaidė pirmadienį praeitą turą uždarė, dabar šiandien penktadienį pradės. Čia realybė, kai Europoje nežaidė, tai manęs tokios, kaip sakoma, variacijos tvarkaraščio nestebina. Tai nestebina, tiesiog stumdo tave Jo. labiau, nes tu nepriklausomas nuo kitų mačų. Ir nelabai gal norisi daug kalbėti apie tai, nes, nežinau, kada šis podcastas šiais, aišku, manau, šeštąjį ryte, bet galbūt audio anksčiau, sunku pasakyti. Tai labai nesinoriu kalbėti, gal pridurčiau apie tus rekordus, kurie mane užknisa. Tai kai būna tie visi geriausia sezono pradžia nuo 1960 metų prie caro Ruriko laikų. Mane tai nėra tokie dalykai, nes visų pirma, tai, gerai, smagu, bet jie, nieko neįrodo, ta prasme. Ką įrodo? Trofėjai viską įrodo. Tai vat, man kažkiek tie rekordai nerina, nes, aišku, tada ta tokia agenda prasideda, galima sakyti, kažkoks užsimeta, tie kaip rivals, tie varžovų fanai pasigauna tokius dalykus, žinai, kaip jie čia tada subotlina, kaip jie čia tas Premier lygos nelomė, iš tos pusės nors šiaip. Sakau, man visi tie rekordai, net ir kai kurie asmeniniai, man jie nublanksta, nes aš noriu to trofėjo, žinai. Aš neskau, kad Premier lygą laimės, bet tiesiog mane tie rekordai jau ilgą laiką užknisa, gal tik pateisinu tą vienintelį, kur dabar Postecoglou pagerino tą Premier lygos, kur daugiausiai taškų, kaip nuo jo kas treneris iškovas. Tai tas man dar kaip ir okei, nes tai ant jo pečių ir, kažkiek toks smagesnis, bet tie visi nuo 1945 metų geriausias, žinai, rezultatas, tai nepatinka. Keista girdėti tokius žodžius iš Tottenhamo fanų, nes tie rekordai yra aukštinantis Tottenhamą. Nes, žinai, tas buvo paskutinis, kai jie laimėjo lygą, ar jie dabar laimės lygą, vargu kol kas, bet kad ne. Tai va, tai tas tą noriu paminėti ir manau trumpai gal visus mačus aptarsim, gal net sakau, aš taip norėčiau, kad rezultatus tik pasimėtume, nes kaip ir daug ką pakalbėjom, bet apie Chelsea vis tiek gal kažką reikėtų, kur, žinai, komanda, kur nežaidžia Europai, tai turiu pasakyti, kad įgauna formą ir visai jau matosi kažkokia mintis ir net kartais gražu žiūrėti užlygama. Braižas yra ir ta Pochettino ranka jaučiasi, bet aš kaip tik, kad tu sakai, reiktų pakalbėti, aš tiek dar nelinkęs kalbėti, nes jie žaidžia kaip ir neblogai, bet taškų dar tiek daug nerenka, dabar laukia sunkus tvarkaraštis, tai jeigu per tą sunkų tvarkaraštį kažką nuskriaus, kažkur taškelių daugiau pasims, tai tada gal ir pakalbėsime, dabar dar tegu įrodo aikštėje. Plius Nkunku po kitos rinkinių pertraukos turėtų grįžti, jau kalbas eina, tai kažką į puolimą įmes šviežio kraujo Chelsea, kur ten trūksta. Jo, kitą pirmadienį to mūsų Chelsea žais, tai labai laukiu to mačo, įdomu, Pochettino sugrįžimas į baltąją Londono pusę, bus tikrai įdomu, o pagrindiniai mačai, savaitgalį tai Manchester derbis, aišku, United su City, United namuose žaidžia. Daug kalbėjome apie šitas komandas, kaip tu matai, kaip gali šitos rungtynės klostytis? Aš žinok, kaip ir jau kalbėjom pagrindę apie Manchester United problemas, tai City's gal šį zoną netrodo taip įspūdingai visus nešanti komanda, bet čia stebuklų nepasakysiu, matau City pergalę, United'as vos krapštus tam silpnesnėm ekipam, tai jiem vėl reiktų kažkokių ferverkų, Scoto McTominay'aus ar Maguire'o įvarčių, kad tą Man City veiktų. Ar Bonanos ištraukto pendelio, tai kažkada tie visi surprizai turi pasibaigti ir grįžti realybę šiek tiek Unitedo fanai, tai statau už žydrąją Manchesterio pusę. Jo, aš norėčiau tikėti, kad United gali paimti taškus, nes dabar jau Man City kaip ir, man visada City niekada nelabai imponavo, tai man patinka, kaip praranda taškus, bet šiaip 1-2 spėčiau. Ai, čia tu net nori tikslaus rezultato? Kodėlgi ne? 0-2, kad išsiskirti. Gerai, klasiko. Apie Realą visai nekalbėjom šitam podcast'e, nes tai dabar galėsim. Manau, nelabai buvo verta. Tiesiog. Jie važiuoja savo vaga, Realas. Taip. Realas kaip ir įdomi, bet net neįdomi komanda, nes ten viskas taip tvarkinga, taip gražu viskas. Ten Karlo ramiai gumą kramto, komanda gražiai žaidžia, Bellinghamas muša įvarčius. Šitą išimk šitą iškarpą ir įdėk į praeitos savaitės, dar kitos savaitės podcast'ą, manau, tiks. Aš kaip sakau, podcast'e, nereikia kalbėti apie tai, kas, žinai, kad saulė švietė ir ten, nereikia kalbėti apie tai. Dabar šiaip galėtų pašviesti, nes oras tai subjūrės pastaruoju. Ar kad saulė neišlindama, jeigu kalbant apie, supranti, ar kad žalė, nereikia apie tai kalbėti. Tai, tvarkingai juda, bet Barcelona namie, galimai su grįžtančiu Lewandowskiu. Tai ir šiaip laikas toks įdomus, šeštadienį 17:15. Jonas stebuklų, jie taip žaidžia. Aš kažkaip visada galvojau, ne tik galvojau, bet galvojau sekmadienį bus, ten pasižiūrėjau, karštą šeštadienį. Gerai, jeigu būsiu namuose, jeigu viskas, tai labai tada
laukia intriguojantis futbolo vakaras su šitom rungtynėm. Toks, sakyčiau, sunkiai nuspėjamas susitikimas. Jo, kažkaip net galvoju, joks rezultatas neateina į galvą, bet, taip, spėju, Barça laimės jau taip labai, kaip pasakyt, aklai, bet, 2-0. O, nes aš tai manau, kad Realas laimės. Realo futbolininkai vakar El Clasico stebėjo Eurolygoje. Parodė jam pavyzdį krepšininkai, kaip susidoroti su savo tiesioginiais oponentais. Tragiškas buvo iš abiejų Šiaip komandų. labai britkios. Jeigu nori rodyti žmonėm krepšinį ir sakyti, koks tai gražus sportas, tai vakar nebuvo galima to mačo rodyti. Nemanau, kad Bellingamas buvo labai sužavėtas su Rodrigo. Vinicius dažnai apsilanko, bet koks Bellingamas ten su Rodrigo. Jo, dar Anglas, kuris nuo krepšinio tikriausiai stipriai atitolęs, tai pažiūrėjęs vakar, tai krepšinio laiko nepastatys tikrai, bet aš galvoju, kad realiai yra viskas taip stabiliau, ta komanda labiau patyrusi. Mažiau traumų, aišku. Ta komanda va būtent žaidžia pas Barça, bet Barça turi daug problemų, jie taip vos išsitraukia tos rezultatus ir aš tikiuosi, kad jau tam didžiajam mače Barsos jaunuoliai jau tokių stebuklų gal nebeprikurs ir Realo patirtis nusvers tą susitikimą, tai aš sakau 2-1 Realą. Ir Italijoje. Doubleheaderis, kaip aš pavadinau, Interas su Roma ir Napolis su Milanu. Tai šiaip buvo tas, man atrodo, toks įsimintinas mačas, kur Interas su Roma žaidė, kur Roma berods pergalę iškovojo prieš porą sezoną, jeigu neklystu. Praeitam sezone išvyko 2-1 su Roma. Kur autobusiuke sėdėjo. Taip. Tai dabar galės sėdėti autobusiuke vėl, nes Murinį gavo raudoną ir Jis kažkaip nenori tą Intero stadioną grįžti, bet man atrodo buvo grįžęs. Kartą buvo, bet grįžo pirmam sezone, kai Roma ten buvo tokio liūdnesnė sąstata, dar vėl prakankinta traumų, kad atsimenu ten 3-0 jie atsiėmė su Eldoru Šamurodovu priekyje ir, žodžiu, tai tokie reikalai. Buvo jau fanų, nes aš dėl tos iš fanų pusės tiek Mourinho Interė, Ne, tai Interė įmyli, jisai tikrai būtų pasitiktas su bučiniais, sakyčiau, skirtingai negu bus pasitiktas Romelu Lukaku, ten žada 30 000 agresyvių butelių jam. Taip, tai tikrai yra daug tokių už aikštės reikalų šitam susitikime, tai tikrai laukiu, labai gaila, kad tiesiogiai greičiausiai nepamatysiu mačo. Tai šioks toks nusivylimas, bet imant sportinį prizmę, tai Interas, manau, turėtų laimėti. Interas 2-1 su Lukaku įvačiu, nusirašykit. Aš norėjau sakyti 2-0, bet aš labai norėčiau Lukaku įvarčio ir to jo firminio užtildymo tribūnų. Tai žinant Italiją, tai gal koks bananas jau atskristų į aikštę, kad daug dievė, kad taip neatsitiktų. Daug įskaita. Ne vienas bananas. Ir Napoli Milanas. Napoli gerai, aš sakyčiau, kad net leidosi trenerių, nes dar turės kitą rinktinį pertrauką. Bet jie dabar rodo tikrai be Osimheno, žaidžia tvarkingai, be problemų. Kalbėjom Kvaratskhelia, toks pritilęs, tai ko reikėjo, kad Osimhenas. Pakalbėtume reikėjo. Pakalbėtume, kad Osimhenas gautų traumą ir Kvaratskhelia visiškai užsidėjo tuos šarvus, tos lyderio paėmė tą lasdelę ir Napolį labai sėkmingai veda į priekį. Taip, tikrai galim pagirti Kvičą ir jo. Aišku, Kontės jie tikrai norėjo per rinktinių pertrauką, čia nemanau, kad kažkoks blefas buvo. Faktas. Bet negavo jo, nugalvoja tik to. Bet labai juokingai nuskambėjo, kad Kontės buvo interviu vėliau išėjo ir jisai teigia, kad karjeroje jisai ten yra patenkintas savo karjerą, ten ką treniravo ir jam dar likė 2 dalykai, ką jisai norėtų pajausti, tai buvimą Romos ir Napoli trenerių bei tų tifozių ultrų palaikymą savo komandoje. Tai blemba seni, tau prieš savaitę skambino De Laurentiis, siūlė darbą Napoli, tu atsisakei, o dabar tu sakai, kad tu norėtum pajausti Napoli dvasią, tai tokie labai man keistai nuskambėjo tos Conte interviu. Matai, jeigu Mourinho kaip ir per daug nenusivyliau po Spurso etapo, tai Conte tikrai nusivylė, aišku, jam tos asmeninės problemas, bet tiesiog man Conte labai primena blogus laikus. Ir, tikrai neimponuojas dabar man. Aš sakyčiau, šis Conte yra trenerių, kurie tinka dirbti savo vietinėse nacionalinėse čempionatėse. Man atrodo, Conte reikia tą etiketę jam vis labiau uždėti, kad jisai Italijoje, bet kažkur, nes jisai net būdamas Italijoje su Juventusu, su Interu, kai ėmė čempionų titulus, vos ne maišais vežė titulus Italijoje savo klubam, jis Europoje flopindavo. Dar ir kaip flopindavo, jis ten neišeina iš grupės, pralaimi
pirmą etapą išėjęs iš jos, tai tragiškas pasirodymas Europoje ir Conte, manau, yra tas grinai italas treneris, itališkų mentalitetų, kuris tinka tik Italijai. O Milanas, aišku, lyderio pozicijas prarado tą Italijoje, kaip ir nepakalbėjom apie tą mačą su Milano Juventusu, bet tai Milanas kaip ir visai taip kokybiškai atrodė pagal mane, bet Labai gerai atrodė, raudona kaip kortelė, žaidėsi raudona ekipa. kortelė, viskas sumaišė ir jau po to tiesiog Juventusui, aišku, dėkinga situacija gavosi ir iškovotas 3 taškus. Tai jeigu reikėtų spėti Napolį Milano rezultatą, gal kažkaip taip biški intrigos neš, Milano pergalės spėti, bet tiek to gal liksiu su 1-1. Nuvagė mano opciją, nes kaip ir... Matai, Aš netikiu Milano pralaimėjimu, nes tai būtų labai toks didelis sukretimas. Jie pralaimėjo Juventusui, jie gavo spragilų nuo Paris Saint-Germain savaitės vidury, dabar pasimti 3 iš eilės tokį pralaimėjimą svarbiam mače skaudėtų. Tai aš manau, kad kaip nors ten jie tas lygiasias įsitrauks 1-1, gal net 2-2. Nu, matai, aš labai vagiu to rezultatus, nes pirmas pasakau, tai ką padarysi. Tai va. Tai kaip ir esminiai mačai. O neaptarsime dar vieno čia didelių savaitgalį didelių mačų toksai turas, kai visur žaidžia. Džiugas su Telšiais žais. Ne, tai Džiugas su Telšiais gal ir žais, bet aš čia svarbiausia dvikova aišku Lietuvoje, bet aš dar turiu tokį gigantų dvikovą, tai Al Hilal prieš Al Ahly, Saudo Arabijos Superlygoje. Matai, aš labiau laukiu Al Hilal prieš Al Nassr, nes ten kaip ir jau toks gaunasi 2 džiugų, nu, potencialiai, nes Al Ittihad biškai mačiau grybauja, Al Ahly irgi taip. Ne, Al Ahly tvirti, tvarkingai. Va tau kviziuką pravesiu, kas pirmauja Saudo Arabijoje? Aš šiandien įsijungiau pasidomėti. Ai, Al Taibun koks ar ne? Ne. Al Hilal. Al Hilal. Nu, aš labai, žinai, kažkaip galvoju, kad tu kažką čia iškrėsi man. Ne, o kas rezultatyviausias? Kas? Degaut. Šaunuolis. Tai ta gaida gali, manau, ir baigti. Per daug ir taip dėmesio skiriam Saudo Arabijai. Jo, 2 minutėm, nu kažkiek per daug. Tai jo, nu šiaip aš ten pasižiūriu, man visai įdomu, vis tiek Ronaldo, nepykit, bet man labiau patinka už Messi, Messi yra geriausius laikų, bet yra preferencijos, tai ką padarysi. Gerai, ačiū už dėmesį, mes lekiam į krepšinį, o futbolą lauksime rytoj. Nu ką, man laukia Žalgirio Arena ir vakarė Tolimas, ar gali būti geriau? Turbūt net Mergena nebūtų geriau, jokau būtų.